Labas rytas visiems susirinkusiems. Dėkojame, kad atvykote jau į 6-ąją Klaipėdos prekybos pramonės ir amatų rūmų surengtą Klaipėdos regiono plėtros konferenciją. Žodį įžangai kviečiu tarti Klaipėdos prekybos pramonės ir amatų rūmų generalinį direktorių Viktorą Krolį. Gerbėmieji konferencijos dalyviai, rūmų nariai, kolegos. Sveikiname šiandien susirinkusius į Klaipėdos prekybos pramonės ir amatų rūmų, kartu su rūmų narių advokatų bendrija NOR Legal surengta 6-ąją regiono plėtros konferencija. Klaipėdos regionas paprastai siejamas su jūriniu verslu, tačiau prekybos ir pramonės rūmai vienyje visose srityse veikianti verslą. O regiono verslo stuburas yra mažos bei vidutinės įmonės. Rengiant tradicinės verslo konferencijas, skirtas regiono plėtrai, visada stengiamės rasti naują matymo kampą. Todėl šiandien renginį pradėsime netradiciniu regiono komunikacijai ir tuo pačiu šiek tiek provokuojančiu pranešimu. Taip pat tuo pat metu aptarsime jautriausius teisinius mokesčių pakeitimų nekilnojamo turto srityje, pakalbėsime apie tam tikro segmento būstų perspektyvas Klaipėdoje. Tarp pranešimų ir verslo sėkmės istorija, kuriai sukurti prireikė ne 1 metų nuoseklaus darbo. Siekime, kad Klaipėdos prekybos pramonės ir amatų rūmų veikla būtų naudinga turintiems verslą, siekiantiems jį plėtoti. Kaip ir viešosios, tokios pat svarbios yra privataus verslo institucijos ir regiono plėtros projektus. Bendro vardiklio su visomis valdžios institucijomis paieškos. Tai taip pat viena iš svarbiausių rūmų veiklos krypčių. Aptarti geruosius plėtros pavyzdžius, rasti atsakymus į šitos minėtus klausimus, kylančius klausimus. Toks šios dienos mūsų konferencijos tikslas. Noriu pabrėžti, dalyvauju kai kurie ir ne rūmų nariai. Mes maloniai prašome, čia dalyvauja mūsų darbuotojai ir Lina Kavaliauskienė senai dirbanti mūsų gale stovi sistemoje virš 25 metų. Visi kokie klausimai kils pauzių metu ar po konferencijos, prieikite, paklauskite, pakalbėkite. Maloniai visus kviečiame prisijungti ir bendrauti mūsų būryje. Taip kad palinkėsiu šiandien viso tai, ką pasakiau, kad pavyktų pasiekti. Sėkmės, gero darbo. Dėkojame Klaipėdos prekybos pramonės ir amatų rūmų generaliniam direktoriui Viktorui Kroliui. Na ir pirmąjį pranešimą kviečiu pristatyti komunikacijos ekspertą UAB Ink Agency kūrėją Kęstutį Gečą, kuris pristatys pranešimą tema "Kas turi balsą, tas turi ateitį". Labadiena. Kaip ir pažadėjo, kalbėsim apie logopediją, lingvistiką ir fonetiką. Tai kaip kalbėti. Žinoma, juokauju, tuoj pasižiūrėsim, ar veikia. Veikia, puikiai. Tai trumpai pristatysiu, kad neatrodyčiau iš medžio iškritęs. Iš tikrųjų, aš esu perpus klaipėdietis, todėl kad pirmiausia mano žmona klaipėdietė. Tai neišvengiamai čia dažnai apsilankau. Kitas dalykas, aš esu gimęs pačiame nuostabiausiame pajūrio miestelėje, Šilalės rajone, tai vakarų Lietuva. Ko aš šiandien nenoriu pasakoti, techninių dalykų, aš tiesiog pasidalinsiu, kaip aš matau šitą pasaulį, kur jisai juda ir kodėl įvyksta tokie dalykai kaip verslo įvaizdis ir mokesčių reforma, kurią mes turėjom pavasarį, jeigu pastebėjot, nepaliko akmens ant akmens, jeigu tai pasakyti, ir neklausė verslo ir dėlioja ir vienus vartus. Aš pats 20 metų jau turiu verslą, todėl man labai įdomu, kaip verslui elgtis, ką daryti ir ko galbūt nedaryti. Tai pirmiausia, nuo ko aš norėčiau pradėti, iš tikrųjų, koks mūsų visų yra tikslas. Realiai mes turime 4 tikslus. Žinoma, labai suprimityvinu, supaprastinu. Mes pirmiausia norim išlikti kaip verslai. Tai yra išgyventi,
Tam, kad mes išliktumėm, mums reikia nebankrutuoti. Tam, kad nebankrutuoti, mums reikia veikti efektyviai ir tik tai tada, kai mes veikiame efektyviai, tada mes galim pradėti galvoti, kaip čia užaugus. Ir paskutinis 4 punktas, apie kurį aš daugiausiai ir kalbėsiu, tai yra, kad mes verslo žmonės, vadovai, ne tik verslo organizacijų, viešųjų organizacijų, miestų vadovai, mes žinom labai svarbią taisyklę. Mes turim valdyti savo likimus arba daryti maksimalią įtaką savo ateičiai, priešingų atveju, žinot, kaip tie laivai audroje, tada tu nevaldai pasaulio, nevaldai aplinkos ir tada su tavim daro, ką nori. Tai apie tai šiandieną kalbėsim ir esminis klausimas, ar jūs darote įtaką pasauliui. Tai yra įtaka aplinkai. Ne globaliai, mes nesam Donaldai Trumpai arba kiti, bet visgi mūsų aplinka. Ir aš pradėčiau šiek tiek nuo to iš tolo, nuo toliau. Čia yra suprimityvita versija, žinoma, tėvų buvo daugiau. Bet realiai mūsų pasaulio, vakarų pasaulio suvokimas yra toks, kad tas, kas turi pinigų, tas valdo, tas kontroliuoja aplinką, tas valdo pasaulį. JP Morganas yra nes šiaip savo pasirinktas, tai ne Rockefelleris, kuris buvo pats turtingiausias, bet Rockefelleris buvo labiau toks egocentriškas, buvo turtingas. JP Morgano specifika buvo tokia, kad jisai iš tikrųjų buvo organizatorius. Jisai sutraukdavo kitus finansininkus, suburdavo ir jisai yra vienas iš iniciatorių sukuriant Jungtinę Amerikos centrinį banką, Federal Reserve. Antras žmogus, kurį aš paėmiau kaip tėvą, tai natūralu, Henry Fordas. Jis pasakė, žiūrėkit, jeigu mes norim gerai gyventi, mes turim pigiai gaminti. Pigiai gaminti reikia konvejerio. Ir trečias jums turbūt mažiau žinomas, man pačiam buvo pakankamai nežinomas prieš kokį 10-20 metų, tai yra Frederikas Tayloras, kuris iš esmės pasakė, jeigu jūs norite efektyvios organizacijos, jūs darykite taip, kaip aš jums pasakau. Iš esmės, tai, ką mes dabar puikiai žinom ir esame įvaldę, tai yra sukarpomos funkcijos, kiekvienas žmogus pastatomas tam tikrai funkcija, yra taip vadinami KPIs, motyvavimo sistemos, atlygiai ir panašiai. Tai yra taylorizmo, netgi vadina, įvestumėt Wikipediją, taylorizmą jūs jį pamatytumėt. Tai yra mūsų Lietuva 90 metais realiai pagal tai perėmė visą rinkos ekonomiką, tik tiek, kad čia yra 20 amžiaus pradžia, mes kaip Lietuva, žinot, eksternų viską turėjom paimti. Ir šita sistema, šita pasaulio sistema, pasaulio kontrolė, jinai iš esmės paremta 3 principais. Valdo tas, kuris turi finansus, kas turi galią, kas aišku dažnai susijęs su finansais arba kitais resursais. Ir trečias dalykas, visus kitus tu gali pakeisti. Tau reikia tokių sistemų, kur tu gali pakeisti. Aš žinau, kad daugelis vadovų panašiai masto, aš sukuriu sistemą, man darbuotojas nevadovas, aš jį atleisiu, pakeisiu kitą kompetenciją, pakelsiu visą kitą. Ir tai yra logiška, tai leido padaryti didelės korporacijas. 10 tūkstančių, 100 tūkstančių žmonių gali veikti tokiose organizacijoje, kur iš esmės vienas darbuotojas yra, vadinkim, tai varžtelis arba robotai, jeigu taip jau, negražiai ciniškai pasakius. Bet pasaulis pasikeitė ir aš pridėjau 2 tėvus. Aišku, jų buvo daugiau, vėlgi, aš primityvinu ir einu link komunikacijos. Tai atsiradus Facebook'ui, tai yra maždaug 2010 metai, Markas Zuckerbergas išrado, sukūrė socialinę mediją. Iš esmės, informacinis amžius prasidėjo žymiai anksčiau, jis prasidėjo maždaug 8-9 metais atsiradus internetui. Kodėl internetui? Todėl, kad internetas labai atpigino žiniasklaidos gamybą, informacijos gamybą, ją pradėjo tiražuoti. Markas Zuckerbergas ką padarė, tiesiog žmonės sutraukė vienas prie kito, apyvartumą padidino. Ir tada turime dar įvadina branduolinių ginklų, informacinių branduolinių ginklų, tai yra dirbtinis intelektas. Ką jisai daro? Jis multiplikuoja informaciją. Tai yra informacija dar daugiau. Ir šiame pasaulyje informacijos perteklius pradeda žaisti labai mums ne į naudą. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad viešoji erdvė visiškai yra išprotėjusi. Aš specialiai tokius ne visai tikslius, kad jums būtų įdomiau žodžius vartoju.
Aš pats dirbau Respublikoje Lietuvos ryte apie 95-2000 metus, tai buvo juokaujama, žinot, kas valdo Lietuvą, tai yra valdoma iš Tomkaus ir Vainausko kabinetų. Tu, jeigu būdavai pirmam puslapį Lietuvos ryte ir tengi sakydavo, su Lietuvos rytu galima buvo užmušti vyriausybę ar ten dar kažką. Arba pakeisti. Dabar iš esmės to nebėra. Tradicinė medija šito nebegali padaryti, todėl kad ji nėra tokia plati, tokia giliai, tokia pasiekima. Dabar Andrius Tapinas, Janutienė, Orlauskas, influenceriai tampa įtakingesni negu tradicinės medijos. Kur yra problema, kad jie turi, taip vadinkim, taip savotišką žaidimo taisyklės. Pavyzdžiui, Vainauskas arba tradicinė medija turėjo etikos kodeksus, turėjo tam tikrą ritmą, turėjo informacijos tikrinimą, antros nuomonės pateikimą, ne viešojo medijoje, bet socialiniuose medijose šito nereikia. Influenceris gali pikštelti vieną įrašą ir tai bus, mes tai vadiname, ugnis vėjota diena sausa miške. Tu per 1 valandą gauni tokį žinomumą, kurio tau praktiškai televizija nepadėjo. Tai mes turime visiškai kitą pasaulį. Ir antra tendencija susijęs su darbdaviu. Darbuotojai mažėjo, įvežti neleidžia, nors prašo transportininkai, kažkiek matyti vis tiek įvežti neišvengiamai, bet čia yra skaičius 49% ir jis yra ne šiaip savo skaičius. Mes jau porą metų bendradarbiaujam su Bitmind, tai yra tyrimų bendrovė, nes mes dirbam su darbdavio, iš pradžių pradėjom su darbdavio komunikacija, dabar aš su pačiu darbdavio konkurencingumu. Ir supratom, kad ne tik komunikuoti svarbu, bet ir suprasti, kas veikia darbdavio, vadinkim taip, pliusus, minusus. Ir šitas tyrimas, jūs galite sakyti, kad visi tie darbuotojai nori išeiti. Bet žmogus, kai nori išeiti, turėjom sumokėti perėjimo premiją, taip vadinamą. Perviliojimą premiją, turėjo daugiau duoti ir visą kitą. Šitas skaičius yra su minimalia beveik nulinė premija. Aš nesigilinsiu į tyrimą, bet būtent tai yra noras išeiti yra žymiai didesnis, o ne tik, jeigu pasiūlys daugiau, aš išeisiu. Kas čia nutiko ir mano nuomonė, ir kiek skaitau tyrimus ir analizės, tai yra gerovė. Lietuva jau pavalgius. Ir aš manau, jūs visi arba daugumą žinot vadinamą Maslow piramidę, Abraomas Maslow, kuris sukūrė ir pasakė, tol, kol žmogus nepavalgęs, neturi stogo virš galvos, kol gatvėje nesaugu, kur gali primušti, papjauti ar dar kažką, tol jisai, į nieko jam nereikia, jam reikia išgyventi. Bet kai jisai išgyvena, pavalgo, tada jam norisi kažko daugiau. Jam norisi ir į kiną nueiti, o mūsų jaunimas, žinot, jau ir klimato kaita rūpinas ir išgyvent. 90-aisiais apie tai mes nekalbėjom, mums reikėjo tiesiog būstus, gerovės, susikur būstus nusipirkti ir panašiai. 68 metais toksai Frederikas Herzbergas publikavo Harvard Business Review straipsnį, kuris yra laikomas vienu skaitomiausiu iki šiol. Tai skaičiuokit, 60 metų greitai. Jisai, remdamasis Maslow piramidę, jisai atrado principą. Kol darbuotojai mažas algas gauna, kol jiems reikia galvoti, kaip nupirkti mokykloje vaiką, prengti ir nuvesti mokyklą ir pieštukus nupirkti, tol jisai praškai nieko daugiau negalvoja. Tai jam primetė 10%, 10 ar 100 eurų, viskas gerai, jis yra patenkintas. Bet kai tik tai jis pradeda gauti normaliai, lietuviškai kalbant, tada kiekvienas papildomas euras jo taip nebemotyvuoja. Jisai sako, palauk, bet čia man norisi ir sąžiningumą ir visą kitą. Tas pats Bitmindas, jis yra ištyręs, kad darbo užmokestis žemesnėje pozicijoje tuose labai veikia, o paskui labai veikia, pavyzdžiui, sąžiningumas. Tai yra, ar vadovas sąžiningai su visais lygiai elgesi pagal nuopelnus ir panašiai, ar yra protekcionizmo ir panašiai. Ir šitą mes atėjom iki antros fazės, dauguma verslų. Tik pinigais tu nebeužkiši. Ir čia yra pavyzdys Bain & Company, pasaulinio konsultacinė įmonė, jinai pasakiusi,
apie tuos įsitraukimus visą kitą. Ir aš žinau, ir pats ant savęs žinau, ir kartais galvoju, Dieve, kiek tu gali motyvuoti tos darbuotojus, kiekgi galima. Motyvacija yra ne tik apie bandeles pusryčiam, ne tik apie, nežinau, išvykas arba nuotolinį darbą, bet apie labai aiškius, konkrečius dalykus. Bet kai tyrimus daro, tai yra sąžiningumas, tai yra, pavyzdžiui, lankstus darbas, jeigu yra ypač mamos ir panašiai. Bet kas svarbiausia, tai yra komunikacija, kaip vadovas su tavimi elgesi, kaip kolegos ar elgesi ir panašiai. Tai minkštieji faktoriai yra komunikacija. Tai naujas pasaulis yra išprotėjęs, aš jį taip vadinu, todėl kad yra per daug informacijos, per daug taip vadinamų informacinių karų. Tai yra tiek politiniai, tiek vertybiniai, ypač vertybiniai yra padidėję, jau nekalbant apie įvairius religinius, rasinius ir panašiai. Ką tai reiškia, žmonės nebesupranta, kas yra tiesa. Paimkit COVID-ą, skiepytis reikia, nereikia. Ir turite begalį informacijos. Ir iš tikrųjų laimi tas, kuris reikia. Žemaitaitis yra pavyzdys, Trumpas yra pavyzdys, populistai yra pavyzdžiai, politikoje, versle yra šiek tiek kitaip. Ir kas yra labai svarbu, viešoje erdvėje įkalina tikrovę. Mes turim pradėti kalbėti ne tik apie tikrovę, bet apie tai, kaip jinai yra atspindima. Todėl, kad tai yra du skirtingi dalykai ir jie gali būti labai labai skirtingi. Pakanka pasižiūrėti, kaip Amerikoje tą patį įvykį arba problemą nušviečia Trumpas ir Bidenas arba Kamala Harris ar panašiai. Aš stengiuosi nelysti lietuvišką politiką, bet čia atitinkamai socdemai ir konservatoriai. Ir jūs matote, kad tikrovė jinai atspindima visiškai skirtingai. Labai loginė išvada, grįžtant prie kontrolės, jeigu jūs norite kažkiek kontroliuoti savo likimą tikrovį, jūs turite kontroliuoti savo likimą arba savo buvimą viešoje erdvėje. Todėl, kad čia kaip pavyzdys verslui, todėl kad ypač politikoje labai daugėja populizmo, o populistai, žinot, jie yra neracionalūs, jie veikiami masės. Minios psichologija veikia ypač stipriai ir jie priminėja neracionalius sprendimus, todėl kad viešoje erdvėje jiems daro spaudimą tai daryti. Tai, kad nebūtų taip visiškai liūdna ir, žinokit, yra labai paprasta kalbėti. Aišku, aš daugybę jau 30 mečius tą darau, tai man paprasta, bet aš jums papasakosiu principus, kaip tai veikia. Tai, kalbant apie verslą, tai pirmas prabilti, tai čia nieko naujo. Jums nereikia investuoti labai daug. Atsako, aš dabar čia turiu skirti daugybę. Ne. Jums reikia žinot, kaip yra tas senas toksai juokelis, kaip du eina per savaną ir pamato liūtą ir vienas aunasi sportinius batelius, sako, tu ką ketini nuo liūto pabėgti? Ne, aš ketinu tave aplenkti ir tave palikti liūtui. Tai čia lygiai taip pat, jums nereikia aplinkinėti viso pasaulio. Bankai turi aplinkinėti bankininkus, IT įmonės turi IT įmonės. Man tenka dirbti su begalė įvairių organizacijų, tai patikėkit, bankai, telekomunikacijos ir mažmeninė prekyba yra 3 banginiai. Ten yra ypatingai intensyvi komunikacija, bet visi kiti dažniausiai yra žymiai mažiau. Ir trečias dalykas – inercija. Inercija ką reiškia? Vienu veiksmu jūs nieko nepasiekti. Jums reikia tai daryti nuolat. Kodėl? Todėl, kad žmonės įtarus, žmonės pamiršta, galiausiai konkurentas apsižiūrės ir jūs gali aplenkti. Labai paprasti keli būdai. Kitas dalykas, jeigu jūs esate darbdavys, apie minkštuosius kitos faktorius minėjau. Antras dalykas, vėlgi, jums nereikia konkuruoti su visa darbo rinka. Jums reikia aplenkti konkurentą. Bet tada jums reikia žinoti, kuris yra stiprus, kur silpnas, kuris esate stiprus ir silpnas. Bet pareklamuosiu Vitmindus partnerius labai gerai, jie dirba, tai ir jie pasako, žiūrėk, čia tu esi silpnas, susitvarkyk ir palik. Bet čia esi stiprus. Pavyzdžiui, esi lankstus darbo grafikas arba pas tave yra mokymai super. Ant šito viską pastatyti, žinot, kaip pokeryje. Ir laimėsi. Neturi būti visiškai geras visam, nes jūsų tiesiog ekonomika nepaveš. Jūs negalit finansuoti pačių geriausių, jums nereikia. Na kągi, čia sunkiausia dalis iš tikrųjų, todėl kad tai yra visiškai, kaip ten sako, kitas žvėris.
Iš tikrųjų, pabandžiau suprasti, kas yra apie Klaipėdą. Tai paėmiau, mes dirbom labai su Mediaskopu, mes kaip visa industrija, jeigu norim suprasti, kas yra viešoje erdvėje, tai mes jų paklausim ir jie suskaičiuoja, kas būna tradicinė medija, naujienų portalas panašiai. Čia tik nėra Facebook'o, LinkedIn'o ir panašių. Tai jum nereikia Klaipėdai, aš į jūs kaip į klaipėdiečius kalbu, nereikia aplinkinėti Vilniaus ir Kauno, tiesiog nepajėgsit net tie miestai ir nereikia. Bet klausimas, ką jūs sakot? Ir štai Mediaskopas sako, kad 40% informacijos, tai yra beveik pusė, yra turizmas. Tai Klaipėda yra turizmo miestas, ne uostas, ne verslas, pamirškit. Tai yra tai, ką žmonės kiti mato. Pamena, tikrovė ir suvokimas du skirtingi dalykai. Tai jeigu žmonės taip mato, ypač neklaipėdiečiai, tai aš žinau, kad lapkritį išeiti į Klaipėdos miestą centrą yra gana liūdna. Ypač jeigu lyja, dar gana ir sutemus. Todėl, kad visi tie poilsiautojai, turistai išvažiavo, kruiziniai laivai neplaukia ir bėda. Tai yra, kaip būna taip vadinamas realybės patvirtinimas. Iš tikrųjų, miestų komunikacija yra sudėtinga dėl to, kad tai yra nekontroliuojama arba menkai kontroliuojama sistema. Netgi mes jas vadiname ekosistemomis. Tai yra, žinot, kaip platforma, ant kurios kažkas tai veikia. Kaip ant Microsoft'o veikia, ant Windows'ų veikia kitos programos. Tai miestai, miestų merai, miestų vadovai, jie dažniausiai užduoda toną, bet jie negali visko sukontroliuoti. Bet vis tiek, jums reikia atsakyti esminį klausimą ir padėti kitiem atsakyti klausimą, kodėl reikia investuoti į Klaipėdą. O aš Vilnietis, man čia, nežinau, žvėrynė reikia tilto per nerį. Kodėl aš turiu, ponas Viktoras minėjo, estakadas kariniam tranzitui, ar ne? Man reikia tilto. Tai Klaipėda, jeigu yra turizmo miestas, sakysiu, jo, paplūdinių sutvarkymui vyriausybė turi skirti pinigų. Aš čia taip šaržuoju, bet uostas, koks uostas, jo nėra. Suvokime tikrovė, žinoma, jis yra. Ką galima daryti? Čia aš pabandžiau pamastyti ir komercijoje yra taip neoficialiai vadinamas Coca-Cola metodas. Ką tai reiškia? Žinot, Coca-Cola yra gaivusis gėrimas, bet Coca-Cola galima maišyti alkoholinius kokteilius. Galima, labai gerai sako, ant pagirių veikia. Arba jeigu skrandis sustojo, priekinį stiklą nuvalyti, sako, irgi gerai, jeigu prilipusi vabzdžiai yra. Tai yra kiek priežasčių. Tai miestas, jis turi daugybę priežasčių, kodėl jis turi būti mylimas, gerbiamas, jį turėtų investuoti žmonės laiką ar pinigus. Čia aš pabandžiau paeksperimentuoti, tai ne tik apie, kodėl aš turėčiau verslą kurti Klaipėdoje, ne Kaune, bet kodėl aš turėčiau pasenti Klaipėdoje, o ne Vilniuje, pavyzdžiui, kur aš, tarkim, turiu daugiau kultūrinio pasirinkimo, nes turiu pinigų, o pensijų neturiu ką veikti. Ir taip toliau. Ir tai yra labai daug priežasčių. Ką tai reiškia daug priežasčių? Problema ir labai išsitaškiusi komunikacija. Ir čia jau yra komunikacijos kanonai, aksiomas, ką mes profesionalai žinom. Kuo tu labiau suspaudi informacijos kiekį, tuo labiau reikia emocijos. Ji tampa neberacionali, nes ji netiksli. Užtat iš to atsiranda priežastis, kodėl reikalingos vizijos. Kodėl vis dėlto Zuokas su visais savo kitais, kaip ten sako, tarakonais ir problemom, jisai buvo vizionierius ir jisai buvo teisus. Į gyvenimo fazę mes palikėme gerai, korupcijos dalykus palikėme atskirai, nors aš prisipažinsiu, buvau Rubikono komunikacijos departamento direktorius, tuo metu tai žinojau, kas tai buvo. Bet jis buvo vizionierius ir tai buvo teisinga. Tik vizija, aišku, turi būti ta, kuri ji tiesiog turėtų būti nepamirštama, jeigu tai pasakyti. Ir kai ji bus nepamirštama, tada ją bus galima papasakoti. Kai ją papasakotis, tada miestas turės ateitį. Tai tiek iš mano pusės. Ačiū.
Dėkojame gerbiamam Kęstučiui už pranešimą. Klaipėdos regiono plėtojimo kryptis ir kur link einame, kviečiu pristatyti ekonomikos ir inovacijų viceministrą Valdemar Urban. Labadiena, gerbiami konferencijos dalyviai, kolegos, bičiuliai, tai įgarsinta jau buvo ta tema, kurią šiandien kalbėsiu ir viskas veikia. Mes kaip ekonomikos ir inovacijų ministerijos komanda prieš kurį laiką, prieš kelias savaitės, pristatėme savo tokią ambiciją, tokį planą, kuris pavadintas 3I planu. 3I planas tai apie inovacijas, apie jų skatinimą, tai apie investicijas, apie jų pritraukimą ir tai apie institucijas, jų modernizavimą, skaitmenizavimą ir kad procesai judėtų greičiau. Ir spartesnis ekonomikos augimas Lietuvos regionuose misija įmanoma, tai gali būti ir teiginių, gali būti ir klausimų, tai šiandien pasistengsim atsakyti. Ar tai įmanoma, ar neįmanoma. Šitam siekiui mes turime strateginius tikslus. Tai visų pirma skatinti investicijas į regionus. Tai turime ambiciją, kad bent 30% investicijų pasiektų regionus, o ne tik tai didžiosius miestus. Taip pat turime strateginį tikslą vystyti laisvųjų ekonominių zonų ir pramonės parkų teritorijas, padėti savivaldybėms išvystyti investiciniams projektams reikalingą infrastruktūrą, taip pat spartinti technologiškai pažangių investicijų plėtrą, sumažinti administracinę ir teisinio reguliavimo naštą. Ir taip pat paskutinis tikslas tai puoselėti valstybės institucijų ir verslo bendruomenės dialogą. Spartesniam ekonomikos augimui regionuose reikia nuoseklios talentų pritraukimo ir išlaikymo politikos. Tai šitoje vietoje turime nuosekliai dirbti, kad regionuose būtų patrauklų gyventi ir dirbti. Taip pat kitas svarbus dalykas yra paskatų investicijų pritraukimui. Tai yra regionai turi tapti konkurencingi. Todėl svarbu kurti paskatas verslui, investuoti ir plėsti visoje Lietuvoje, o ne tik didmiesčiuose. Trečias svarbus momentas tai infrastruktūra. Tai jeigu norime, kad verslai rinktųsi regionus, turime jiems suteikti reikalingą infrastruktūrą, tai ir susisiekimas, ir energetiniai ištekliai, efektyvūs sprendimai, pramonės teritorijos, na ir galiausiai adekvatus finansavimas arba adekvačių verslo finansavimo sąlygų turime pateikti. Tai yra verslui būtina suteikti adekvačias finansavimo galimybės, prieinamą kapitalą, lengvatinės paskolas ir kitas skatinamosius instrumentus. Kita skaidrė iliustruoja jau veikiančią priemonę. Ta priemonė jau veikia nuo 2021 metų, tai žaliasis koridorius stambioms Lietuvos ir užsienio investicijoms. Tai ten yra sudėti paprasti arba supaprastinti procesai ir mažesnė administracinė našta tokiam projektam. Taip pat numatytos paskatos infrastruktūros vystymui. Ir kaip skaidriai iliustruoja, per tą laiką, per 4 virš metų jau pritraukta investicijų 1,68 milijardo eurų, sudaryta 21 sutartys, sukurtos 5046 darbo vietos, na ir šiuo metu yra 3 naujos paraiškos, bendra vertė 333 milijonai ir planuojama sukurti dar apie 240 darbo vietų.
Taip pat naujausia priemonė, kuri prieš kelias dienas pradėjo veikti, tai investicijų greitkelis nuo lapkričio 1. Tai čia taip pat akcentuoja jisai greitesnį arba greitį, aiškumą ir patikimumą investuotojams, greitesnį institucijų sprendimų priėmimą. Nuo sprendimo priėmimo iki statybų pradžios 3 mėnesiai. Na ir tikslinės paskirties žemės sklypų skirimą. Taip pat, kas labai svarbu, jau minėjau pradžioje, kad esame pasiruošę ir turime viziją iki 30 metų išplėsti pramonės parkų, taip pat laisvųjų ekonominių zonų teritorijas. Tai maždaug 1500 hektarų, tai yra, jeigu tiksliai, 1376 hektarai tokių teritorijų bus išplėsta naujų. Tam turime paskaičiavimus, kažkur investuota bus apie 390 milijonų eurų. Talentai, kas yra labai svarbu. Ne tik tai verslas, bet ir kas dirbs ir kas kurs vertę. Tai vykdomos priemonės jau dabar tai yra suteikiamas prioritetas mokymams ir perkvalifikavimui per sumaniją specializaciją. Taip pat investicijos į STEAM kryptis, tai yra stipendijos regionuose. Ir prieš kurį laiką jau irgi pratęsėm tą priemonę, kuri mūsų manimų ir partnerių vienareikšmiai vertinama kaip pasisekusi, tai investuojam į studentus, kurie regionuose mokosi tam tikrų reikalingų profesijų. Tam tikslui apie 2 milijonus išleidžiam į metus. Ta priemonė veikia nuo 20 metų ir tikimės veiks ir plėsis ir toliau. Taip pat talentų pritraukimo programos, tai diasporos specialistų skatinimas, talentų įtraukimas į Lietuvos ekonomiką. Taip pat Work in Lithuania, aukštos kvalifikacijos specialistų pritraukimas ir taip pat užsieniečių integracijos palengvinimas. Ir taip pat 4 veikla, tai perkvalifikavimo ir mokymosi iniciatyvos. Taip pat šitoje vietoje turime ir naujas galimybės, tai žaliasis koridorius talentams, užsienio studentų pritraukimas, talentų pritraukimas iš tolimesnių regionų ir taip pat jaunosios kartos ugdymas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su Kauno ir Vilniaus miesto agentūromis rengiame pilotinius projektus, skatinančius užsienio studentų integraciją į darbo rinką, lengvindami jiems, baigusiems jau studijas, įsitraukti į darbus. Taip pat svarbi dedamoji yra inovacijos. Tai turime jau dabar veikiančią GovTech laboratoriją Lietuvoje. Tai yra valstybės remiama iniciatyva, kuri padeda viešajam sektoriui bendradarbiauti su inovatyviais verslais ir startuoliais ir spręsti realius visuomeninius iššūkius. Tai šitoje vietoje turim vieną iš tokių pavyzdžių, tai Šiaulių miesto instrumentas, kuris toks yra kaip miesto priežiūros sprendinys ir jisai automatizuoja duomenų surinkimą, teritorijų priežiūrą ir taip pat kontrolę. Taip pat viena iš naujesnių priemonių, Ekonomikos inovacijų ministerija dar metų pradžioj ir metų vidury pateikė paraišką ir prieš kelias savaitės sužinojom, kad gavom finansavimą iš Europos komisijos dirbtinio intelekto gamyklai, LITAI. Tai yra projekto dydis 130 milijonų ir mums 65 milijonus, tai yra 50% bus skirtas finansavimas iš ES fondų. Tai šitas instrumentas
Tai yra toks savotiškas paslaugų centras, kuris leis Lietuvos verslui, mokslui ir viešajam sektoriui kurti ir testuoti dirbtinio intelekto sprendimus, tokie kaip savotiškas meledėžė testavimui. Čia bus mūsų regione, būtent Lietuvoje, toks ta priemonė iš mūsų kitų šalių. Tai irgi dedame didelės viltis ir taip pat į mūsų kaip Lietuvos įvaizdžio, kaip aukštos pridėtinės vertės šalies kūrimo šitam regione. Taip pat labai svarbu regionams yra moksliniai tyrimai, eksperimentinė veikla ir inovacijos. Tai šitoj vietoj turime ambiciją skatinti produktyvumą, technologinę pažangą ir aukštesnę pridėtinę vertę, palaikyti tvarę žiedinę skaitmeninę ir inovacijomis grįstą ekonomiką, didinant pridėtinę vertę ir regiono patrauklumą investicijoms. Na ir šioje vietoje taip pat būtinas regioninis bendradarbiavimas, kur verslas, mokslas ir savivalda susibūrė prie vieno stalo ir bendrai kalbasi apie verslo iššūkius, apie mokslo galimybės atliepti verslo poreikiams ir taip pat kartu su savivalda, kur regioninės plėtros tarybose priimami svarbiausi sprendimai dėl investicijų vienam ar kitam regione. Tai čia kita skaidrė iliustruoja jau dabar skatinimui veikiančias priemonės, tai MTEP Invest, InnoStartas, gynybos inovaciniai čekiai ir dalyvavimo tarptautinėse MTEP ir inovacijų programuose skatinimas. Lietuvoje jau veikia apie 1300 startuolių, kurių bendra vertė viršė apie 16 milijardų eurų. Tai sudaro beveik 10% Lietuvos bendrojo vidaus produkto. 3 jau iš jų yra vienaragiai ir, kaip matom, 4 metų duomenimis startuoliai sumokėjo beveik 0,5 milijardo eurų mokesčių. Taip pat svarbi dedamoji yra kosmoso ir pramonės galimybės Lietuvoje, tai nuo 2021 metų Lietuva yra Europos kosmoso agentūros asocijuota narė ir šitoj vietoj naudojamės šiomis priemonėmis ir galimybėmis startuoliai iš visos Lietuvos gali teikti paraiškas, gauti finansavimą, projektui skiriama iki 50 000 eurų inkubavimo veikloms ir dalyviai gauna taip pat technologinę mentorystę, verslo konsultacijas ir prieigą prie ESA tinklo. Ir finansavimo priemonės būtina apžvelgti, tai matome, kad 21-7 metų ES fondų investicijų pasiskirstimas, koks yra vidurų vakarų regione, tai Kaunas, Šiauliai, Klaipėdos regionas 34,7 milijono iš bendro 44 milijonų eurų. Na ir kiti regionai. Tai Vilnius čia yra sostinės regionas, todėl šitoj skaidrėje jo nėra. Čia yra vakarų vidurio regionas. Toliau matome būtent jau Klaipėdos regiono investicijų pasiskirstimą per Klaipėdos regioną. Tai matome, kad Klaipėdos miestų savivaldybė čia pirmauja, na ir kitos savivaldybės. Iš viso yra 34,4 milijono eurų ir 4. vieta. Paskui šias skaidrės aš paprašysiu, jeigu bus norinčių, pasidalinsim, tikrai čia yra vieša ta informacija. Na ir dabar matome, kad yra dar šiuo metu galiojantis vienas kvietimas, tai iki prekybiniai pirkimai. Taip pat laukia iki metų pabaigos planuojami paskelbti keli kvietimai.
Taip, ir šį čia dar du, klasteris ir investas. Tai iš esmės tas klausimas, spartesnis ekonomikos augimas Lietuvos regionuose, misija tikrai įmanoma, aišku, ekonomikos ir inovacijų ministerija viena turbūt to nepadarys, bet kartu su kitom ministerijom, taip pat kartu su verslu, su mokslu, tikrai galime išjudinti ir pasiekti, kad ne tik tai didmiesčiai, tačiau ir visa Lietuva būtų konkurencinga. Ačiū labai. Dėkojame gerbiamam Valdemarui už pristatymą. Dabar kviečiu advokatų profesinės bendrijos Norlegal advokatą Dainių Daugirdą pristatyti nekilnojamo turto mokesčio įstatymo pakeitimus nuo 2026 metų. Labadiena visiems. Malonu jūs matyti čia gausiai susirinkusius. Prelegentas mano Kęstutis prieš tai kalbėjęs užsiminė, kad komunikacinė prasme turėjome mokesčių reformą, kuri kaip ir iš komunikacijos pusės yra griuvėsiai. Tai aš apie tų griuvėsių vieną plytą pakalbėsiu, tai yra nekilnojamo turto mokestį. Jisai kaip tik mokesčių reformoje buvo peržiūrimas, aptariamas ir atitinkami pakeitimai įsigalios nuo ateinančių metų. Ir kas yra labai svarbu pasakyti, kad tie pakeitimai susiję ne tik tai su paties nekilnojamo turto mokesčio pakeitimu, aktualiai yra ir dar viena, kad tai sutapimas toks, kad nuo kitų metų keičiasi ir nekilnojamo turto mokesčio bazė. Toks terminas grinai toks specifinis, mokestinis galbūt, bet esmė ta, kad nekilnojamo turto vertės, nuo kurių skaičiuojamas nekilnojamo turto mokestis, nuo kurio taikomas tam tikras tarifas keičiasi, tai yra peržiūrimas. Ir jeigu kalbėti apie rinkos kainos tendencijas paskutinius 5 metus, tai akivaizdu, kad ta bazė, nuo kurios skaičiuosis nekilnojamo turto mokestis, auga. Iš to susiformuoja tam tikri iššūkiai verslui, taip pat ir gyventojams. Tai savo pranešime aš paliesiu ne tik tai verslui, bet ir gyventojus, kadangi tas nekilnojamo turto mokesčio pokyčiai, ko gero netgi labiau palietė gyventojus savo pokyčių gausa negu ir galutinių rezultatų negu verslą. Tai pradėsime iš esmės galbūt ir nuo paprasto dalyko, tai yra kalbame apie tarifus. Ir kalbame apie įmonės, kalbame apie verslą, tai kasgi keičiasi. Tai iš esmės nekilnojamo turto mokesčio tarifas keičiasi ta prasme, kad kinta žirklių ribos. Nuo kitų metų mes turėsime nekilnojamo turto mokestį verslui nuo 0,5% iki 3%. Bet kuriuo atveju šitose ribose kiekvienos savivaldybės taryba nustatys savo tarifą konkretų. Įprasta praktika lig šiol, kad, sakykime, verslo nekilnojamo turto mokestis buvo 1% didžiojoje dalyje savivaldybių, Klaipėdoje taipogi. Ir atitinkamai šalia visą laiką savivalda dar priima tam tikrus sprendimus lengvatinių paketų, kurie priklauso jau konkrečiai nuo savivaldybės priimamų sprendimų, politinės valios ir požiūrį į verslą. Apie tai aš nekalbėsiu, daugiau pakalbėsime apie tai, kas nekilnojamo turto mokesčio įstatyme yra numatyta ir kas keičiasi. Ne? Ir dar viena naujovė, kurios lig šiol nebuvo, tai mes turime gynybos fondo dedamąją, jeigu taip galima įsireikšti. Tai yra netgi ir nesavivaldybė priskiriamas komponentas mokesčio tarifo. Jisai yra pastovus, tai yra 20-osios mokesčio tarifo. Ir jo taipogi nereguliuoja savivalda, tai yra nepriklausomai nuo savivaldybės priimamų sprendimų, kuriuos kiekviena savivalda turėtų priimti iki gruodžio 1 dienos. Šis elementas visą laiką bus ir juo bus finansuojamos gynybos fondas. Tai yra ne į savivaldą keliaus šitie 20%, o jau į gynybos fondą. Kas dar yra svarbu, kad taip pat nustatomas tiesiog didinama riba apleistam ir neprižiūrimam nekilnojamam turtui. Jeigu mes dabar turime iki 3% tą sankcijinį dydį,
tai jisai keičiasi didėja iki 5, vėlgi kiekvienos savivaldybės tarybos kompetencijoje nuspręsti, koks tas tarifas būtų taikomas. Taigi, kalbant apie juridinio asmens apmokestinimą, pokyčiai yra tokie, kad tarifas kinta, ribos keičiasi, atsiranda gynybos fondo dedamoji. Daugiau, kalbant apie pokyčius, kurie liestų būtent juridinį asmenį kaip nekilnojamo turto mokesčio mokėtoją, jau susijusios su, sakykime, to mokesčio bazės peržiūrėjimo elementu, apie kurį aš pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Dabar pereitumėme ir aptarsime situaciją su gyventojais. Vėlgi, ką reikėtų pasakyti, kad, ko gero, kalbant apie nekilnojamo turto mokestį, regioniškumas, jeigu taip galima pasakyti, aš bandžiau suprasti, savo iškelti klausimą ir atsakyti, kuogi Klaipėdai būtų nekilnojamo turto mokesčio pokyčiai kitokie. Iš esmės jų nėra, nes įstatymas jisai reguliuoja visą Lietuvos teritoriją, o ką savivaldybė nuspręs, šiai dienai mes dar nežinome, mes pasisakymus esame fiksavę, ko gero ir jūs fiksavę, nes yra įvairių nuomonių. Viena iš nuomonių, kad savivalda atsižvelgdama į tai, kad mokesčio bazė didėja, gali būti taip, kad savo sąskaitą tiesiog tarifą gali nustatyti netgi mažesnį, negu yra dabar. Tai ne 1%, nes galimybė yra mažinti iki 0,5 be jokių pateisinamų priežasčių savivaldybei. Tai šitoje situacijoje galimas ir toks variantas, kad kai kuriuose teritorijose verslas turės mokesčio tarifą mažesnį, siekiant išlaikyti, sakykime, šių metų mokesčio sumokėjimo eurais lygį, ar ne? Bet kaip bus iš tikrųjų, kiekviena savivaldybė spręs atskirai. Gyventojų apmokestinimas irgi svarbus dalykas, vėlgi paprastai konferencijose, kai kalbame apie mokesčius verslui, visą laiką aktualu būna ir mokesčiai verslininkui, kaip fiziniam asmeniui, kadangi nekilnojamo turto mokestis tikrai daug ką paliečia ir pokytis yra pakankamai realus, tai apie tai manau, kad verta pakalbėti ir į tai atkreipti dėmesį, kas mūsų laukia nuo kitų metų. O laukia tai, kad svarbu pasidaro vienas elementas, tai yra pozicija arba vieta, kur jūs gyvenate. Atsiranda dvi savokos, tai yra pagrindinis būstas gyventojų, kurio apmokestinimo bazė bus vienokia, ir visas kitas turimas nekilnojamasis turtas. Ir realiai čia yra svarbu pasakyti, kas tas yra gyvenamasis būstas, tai yra bet koks, sakykime, pagal paskirtį gyvenamasis būstas, taip pat tai galėtų būti sodo namelis, pagalbinio poilsio, viešojo poilsio paskirties pastatas, kuriame deklaruota gyvenamoji vieta. Tai yra, jeigu fizinis asmuo turi tokį nekilnojamą turtą, jame deklaruoja gyvenamąją vietą, pagal naują įstatymo redakciją jisai galės bus prilyginamas pagrindiniam turtui, pagrindiniam būstui. Kodėl tai yra svarbu? Yra svarbu dėl to, kad pagrindinis būstas ir kitas būstas, jeigu gyventojas jo turi, arba kitas nekilnojamasis turtas, bus apmokestinami skirtingai. Jeigu dabar mes turime tiesiog bendrą ribą, sakykime, 150 000 vienam asmeniui neapmokestinama nekilnojamo turto vertė, nepriklausomai koks tas turtas, pagrindinis, nepagrindinis, deklaruoju, nedeklaruoju gyvenamą vietą, tai nuo kitų metų šitie dalykai keičiasi. Ir tas yra svarbu susižiūrėti. Ir kas dabar atsitinka, kad kai mes kalbame apie pagrindinį būstą, tai pagrindinio būsto riba yra pakeliama. Jeigu mes turime nekilnojamą į turtą, kuriame gyvename, kuriame deklaruojame gyvenamą vietą, nekilnojamo turto neapmokestinimo riba yra 450 000 vietoj, sakykime, šiuo metu esančio 150 000, o jeigu tai yra šeimos būstas, sakykime, yra bendrasavininkiai santuokai gyvenantis sutuoktiniai, tai ta riba didėja pagrindinio būsto jau iki 900 000 eurų. Kai šiai dieną mes turėtume maksimalią ribą 300 000 eurų, ar ne? Tai šitoje vietoje yra svarbu kitais metais nusistatyti, koks tas yra pagrindinis būstas ir kokia tada apmokestinimo schema bus taikoma. Nes atitinkamai galbūt tai vers perdėlioti šeimoje pozicijas ir apmokestinti, nuspręsti, kad gyvenamasis pagrindinis būstas yra kitoks, negu jis yra šiandieną. Kas atsitinka su tuo pagrindiniu būstu, jeigu ta riba viršijama, ar ne, jeigu mes, sakykime, turime turtą šeimoje, kurio vertė yra 1 milijonas eurų, tai tada ta aukštesnioji riba apmokestinama mokesčio tarifu nuo 0,1 iki 1%.
koks konkretus tarifas bus taikomas, kiekviena savivaldybės taryba nuspręs ir tą turi iki gruodžio mėnesio tokį sprendimą nusprendusi priimti, jį paskelbti ir jisai galiotų nuo kitų metų. Jeigu visgi savivaldybės taryba nepriims jokio sprendimo, tai galios minimali riba, tai yra 0,1 visus kitus 2026 metus. Tai yra vėlgi kalbame apie apmokestinimą pagrindiniam turtui, kuris viršytų 450 000 eurų vienam asmeniui. Kas atsitinka su kitu turtu? Su kitu turtu atsitinka toks sudėtingas skaičiavimas, kuriame yra daug laiptų ir iš esmės jų ko gero nelabai čia reikėtų ir atsiminti, nes jos tiesiog yra pakankamai varijuojantis, bet vėlgi, žodžiu, kas yra labai svarbu, kad mes tą pagrindinį būstą kaip atskirą kišenę padedam visai į kitą vietą, jo apmokestinimą aptarėm, tada einame prie kito būsto ir čia turime dar naujus taisyklių laiptelius, tai yra, kad tas kitas nekilnojamasis turtas visas jau sudėtas į krūvą, jeigu jo vertė nesiekia 50 000, tai jisai neapmokestinamas, taikomas dar vienas neapmokestinimo lygis. Jeigu tas turtas visas, ne vienas konkretus nekilnojamasis turtas, bet visas turimas nekilnojamasis turtas, kuris nėra pagrindinis turtas, sudaro, jo kaina yra didesnė negu 50 000, atitinkamai dėliojasi jau apmokestinimo ribos nuo 0,20 iki 1%, jeigu turto vertė viršys 1 milijoną. Tai koks pokytis? Pokytis gali būti pakankamai reikšmingas palyginus su šiuo metu, sakykime, turima situacija, tačiau statistiškai, jeigu žiūrėti tuos paskaičiavimus, kuriuos yra atlikę jau pagal tiek registrų centro turimus duomenis, tiek pagal mokesčio administratorius turimus duomenis, tai mokestinė našta sąlyginai mažėja, kalbant apie gyventojus, apie jų nekilnojamąjį turtą. Dar vienas elementas, kad brangesnį turtą turintys asmenys pajus didesnį nekilnojamo turto mažėjimą negu asmenys turintys vidutinės rinkos kainos, sakykime, nekilnojamąjį turtą. Bet čia reikėtų, kaip sakant, dėlioti konkretų Excelį, bet tendencija būtent tokia. Kaip sužinoti mokestinę vertę? Ja, jau galima sužinoti, nekilnojamo turto vertė mokesčių tikslais jau yra pradėta skelbti registrų centro portale. Įvedus nekilnojamo turto unikalų numerį galite sužinoti, koks bus nekilnojamo turto mokesčio bazės skaičius, vertė jums kitais metais. Įvertinus tiek, kiek pagal klientų komunikaciją su klientais, pagal tai, ką jie randa skaičių pokytyje, tai galima pasakyti, kad ta vertė rinkos didėja pakankamai įvairiai, tačiau tokiuose, sakykime, didmiesčiuose, nekalbu apie kurortinės pozicijas, vertė didėja taip 1,5–2 kartus. Tai reikėtų įsivertinti, kad ta nekilnojamo turto mokesčio suma kitais metais gali būti išaugusi. Bet vėlgi priklausomai, jeigu savivaldybės taryba priims sprendimą, kad nekilnojamo turto mokestis mažesnis turėtų būti, negu dabar yra, tai atitinkamai ta mokesčio vertė didės. Atitinkamai nesikeist gali arba didės mažiau. Dabar dar vienas svarbus dalykas būtent gyventojams. Čia pasakysiu, kad verslui nieks nesikeičia, kaip ir dabar nekilnojamo turto mokesčio sumokėjimo grafikas nekinta, tai yra vasario 15 diena metuose. Bet kai kalbame apie fizinius asmenis, apie gyventojus, apmokestinimo tvarka keisis, bet vėlgi turėkime galvoje, kad 26 metais dar niekas nesikeis, nes 26 metais mes, kalbant apie nekilnojamo turto mokestį, gyventojams mes gyvensime 25 metų taisyklėse, ar ne? Tai reiškia, kad 26 metų apmokestinimas, kuris įsigalios nuo sausio 1, jisai su savo apmokėjimo tvarka ateina į 27 metų pavasarį. Tai yra, jeigu mes kaip fiziniai asmenys už turimą gyvenamąjį būstą nekilnojamo turto mokestį mokėjome iki gruodžio mėnesio 15 dienos, dabar šita situacija keisis, tai yra mokesčio sumokėjimas vėlinamas ir jį reikės sumokėti iki kitų metų kovo mėnesio 15 dienos. Mokesčių inspekcija apskaičiavimus nekilnojamo turto mokesčio dydžio turės pateikti iki kovo 1 dienos kiekvienam mokesčių mokėtojui fiziniam asmeniui.
Dar ta pati taisyklė, kuri ir likščiol galiojanti, kad jeigu nekilnojamo turto mokestis sudaro mažiau kaip 5 eurus ir mažiau, tai jo mokėti nereikia. Tokiais atvejais jūs jokio pranešimo iš mokesčių inspekcijos negausite, kad jums reikia mokėti mokesčius. Kita tema, kuri susijusi kartu su nekilnojamo turto mokesčio pasikeitimais, mokesčio reforma, tai yra tai, kad keičiasi nekilnojamo turto mokesčio vertė. Procedūra ir tvarka yra tokia, kad nekilnojamo turto mokestis yra, nekilnojamo turto mokesčio bazė nustatoma 5 metams. Tai yra dabar, jeigu žiūrėti dabartinį ciklą, tai dabartinės nekilnojamo turto rinkos vertės, jos nustatytos 21 metų sausio 1 dienai, realiai naudojant duomenis 20-19 metų, nes registrų centras tiesiog apdoroja rinkos kainas pagal sandorius. Ir šita vertė galiojo 5 metus iki šių metų pabaigos. Taip yra atskiri atvejai, kai nekilnojamas turtas atsiranda tame laikotarpyje, jo įvertinimas atliekamas, bet pagrindinis tas ciklas, didžioji masė vertinimo, tai yra būtent kas 5 metus daromas. Taip vienas patikslinimas atsiranda, patikslinimas būtent dėl nekilnojamo turto mokesčio bazės skaičiavimo nuo kitų metų. Periodiškumas kinta. Jeigu mes turėjom dabar kas 5 metus tą pokytį, tai nuo kitų metų tas periodiškumas bus kas 3 metai. Tai dabar kasgi keičiasi, ar ne? Keičiasi tai, kad mes turėsime kitą vertę ir ta vertė bus pakankamai kita, labai tikėtina ir labai svarbu kiekvienam savininkui pasitikrinti tą vertę. Nes dar svarbesnis dalykas, kad kiekvienas savininkas turi teisę tą nekilnojamo turto vertę nustatytą registrų centro masiniu būdu ją pakeisti. Tai yra, kiekvienas savininkas gali kreiptis į registrų centrą ir reikalauti arba prašyti, kad ta kaina būtų peržiūrėta. Ir čia yra labai svarbu žinoti vieną tokį aspektą, grinai praktinį. Tai yra galbūt dar paminėsiu tik tai, kad ar ne, mes kalbame apie rinkos kainos nustatymą. Tai yra rinkos kainos vertės elementas, apskaičiuojant nekilnojamo turto mokestį, jisai taikomas tik tai tam turtui, kuriam būtent pagal rinkos vertę yra apskaičiuojamas nekilnojamo turto mokestis. Ar ne? Tai visos komercinės patalpos, nekomercinės paskirties statiniai, taip pat gyvenamasis būstas ir taip toliau, ar ne? Bet mes čia turėtumėme nekalbėti, jeigu verslas turi, tarkime, sandėlius, tarkime, turi inžinerinius statinius, tai šitiems objektams nekilnojamo turto taikomas kitas vertės nustatymo metodas, tai yra ne rinkos kainos, o atkuriamosios vertės ir panašiai, ar ne? Tai šitoje vietoje irgi reikia įsivertinti, kad, pavyzdžiui, jeigu turite sandėlius ir jie netyčia pakliuvo per klaidą registrų centro į rinkos kainos nustatymo krepšelį ir dėl to jūs, pavyzdžiui, jūsų sandėlio kaina vertė peržiūrėta buvo, tai šitą klaidą registrų centro būtina ištaisyti ir kas yra labai svarbu, apie tai pakalbėsime, kad jūs tam turite nelabai daug laiko, jeigu taip galima pasakyti. Tai bendra taisyklė yra ta, kad, reiškiasi, jūs per nustatytą vertė, kuri bus įsigaliojusi nuo 26 metų, ji galios 3 metus, ne 26, 27, 28, 29 metus. Ir iš esmės iki to laikotarpio, iki 29 metų už 28, jūs mokėsite šitą mokestį nekilnojamo turto būtent nuo tos vertės. Jeigu ta vertė yra neteisinga, jūs privalote per 3 mėnesius nuo sausio 1-26 metų skaičiuojant, pateikti registrų centrui arba skundą, arba prašymą dėl nekilnojamo turto nustatytos vertės. Ir čia yra svarbus momentas, kad skundą jūs paprastai galite teikti tik tai vieną kartą per visą vertinimo periodą. Tai yra kitas skundą jūs galėsite teikti tik tai 29 metais. Tai yra skundu jūs galite pakeisti registro centro nustatytą kainą nepriklausomai nuo skirtumo rinkos ir taip toliau, bet skundo esmė yra ta, kad štai jūs nustatote, kad rinkos vertė nustatyta neteisingai, nes, pavyzdžiui, jūs turite sandėlį, apskritai jam rinkos vertė neturėtų būti taikoma. Tai tokiu atveju
pats registrų centras tokį skundą išnagrinėja, priima sprendimą ir tikėtina, jeigu tai yra klaida, tokia kaip mano teorinių tokių pavyzdžių, kad sandėlio kainai pritaikyta rinkos vertė, tai jums bus pakeista, gražinta atkuriamoji vertė, kuri tikėtina bus mažesnė ir pagal tai visus metus bus skaičiuojamas nekilnojamo turto mokestis nuo šitos bazės. Taigi, svarbu tą dalyką įsivertinti, tai yra, jeigu jūs turite sandėlį ir save randate registrų centro nekilnojamo turto rinkos verčių sąraše, reiškia, yra klaida įvykus, jūs ją turėtumėte taisyti. Kitas kelias taipogi yra, jisai yra švelnesnis, ta prasme, kad jūs kiekvienais metais galėsite taisyti klaidą. Tai yra, jūs kreipiatės į registrų centrą kiekvienais metais iki kovo pabaigos ir prašote peržiūrėti rinkos kainą, ar ne? Nes sakykime, jūsų nekilnojamo turto objektas įvertintas akivaizdžiai klaidingai. Svarbu šitoje vietoje turėti, kad tą akivaizdžiai klaidingai savo nuomonę jūs turite įrodyti. Tai yra, jūs turite turėti nepriklausomo turto vertinimo ataskaitoje, kurioje, sakykime, ta vertė yra kitokia. Ir dar kas yra svarbu, kad ta kitokia turi būti 20% ir daugiau mažesnė negu registrų centro nustatyta kaina. Kas reiškia, kad, jeigu, sakykime, yra nekilnojamo turto vertė, kuri turto vertinus jums įvertina, sakykime, 10% pigiau, tai teikti prašymą, kad registrų centras priimtų sprendimą ir taikytų jūsų nustatytą vertę, tokia perspektyva yra liūdna, nes registrų centras atmestų jūsų prašymą, nes sakytų, kad rinkos vertės skirtumas nėra pakankamas. Dėl ko yra labai svarbu tą irgi daryti iš karto jau pirmąjį ketvirtį 26 metų, nes jeigu vyraus ta pati tendencija, kad nekilnojamo turto kaina vis tolydžio kasmet kyla, tai įsivaizduokit, kad jeigu jūs nepateiksite prašymo dėl nekilnojamo turto rinkos kainos peržiūrėjimo 26 metais su vertinimu, jūs ateisite, po to galėsite tą daryti tik tai 27 metų ketvirtį, per metus rinkos kaina objektyviai gali būti pakilusi ir jūs jau negalėsite įspausti 20% skirtumo, ar ne? Tai yra labai svarbu, dėl to susižiūrėti rinkos kainą, tai ką registrų centras dabar yra paskelbęs ir įsivertinti savo veiksmus, ar neverta jos peržiūrėti, pasitarti su ekspertais, nes vėlgi nepriklausomi vertintojai galėtų pasakyti pakankamai preliminariai, ar ne, jeigu turite santykį, jeigu turite komercinio turto, ko gero tas santykis yra su turto vertintais, tai apie tai būtent tą klausimą kelti, spręsti ir atitinkamai imtis tų veiksmų jau iš karto kitų metų pradžioje, kad registrų centras per 4 mėnesius išnagrinėtų sprendimą ir priimtų jūsų naudai sprendimą. Iš esmės, jeigu vertintojo ataskaita atlikta pagal metodiką, paprastai klaidų atlikimo metodikoje neturi vertintojai, nepadaro ir jeigu ta kaina yra 20% ir daugiau mažesnė negu registrų centro nustatyta, tai tikimybė, kad registrų centras priims jūsų naudai sprendimą yra pakankamai didelė. Šitoje vietoje yra labai svarbu, kad suprasti, kad jeigu jūs tą padarote per šitą laikotarpį, tai reiškia, visus 3 metus ta vertė bus ir taikoma. Jums kitais metais vėl nereikia kreiptis, tada tik tai reikės žiūrėti, kaip bus sekantis mesinis vertinimas, kuris vyks tenais jau 29 metais, 29 metų sausio 1 bus skelbiamas ir tada vėlgi vertinti ir žiūrėti tą situaciją. Tai koks yra verdiktas arba kokia išvada iš to, kas čia dabar pasakyta buvo dėl būtent rinkos verčių, tai tiesiog atlikti namų darbus šiemet ir kitų metų pirmąjį ketvirtį, įsivertinti tas skelbiamas kainas ir atitinkamai priimti sprendimus, nepavėluoti, tai padaryti per pirmąjį ketvirtį kitų metų. Tai toks galbūt apibendrinimas galėtų būti, kad nekilnojamo turto pakeitimai verslui palyginus nebuvo labai dideli. Iš kitos pusės 0,20% tiesiog nugula ant pečių lygioje vietoje. Ir įvertinant tai, kad nekilnojamo turto kaina objektyviai kylanti yra, tai mokestinė našta būtent dėl nekilnojamo turto verslui tikrai didės ir jinai didės, ko gero, ne 0,20, o gerokai daugiau. Tai
biudžetuose mokesčio eilutes reikėtų įsivertinti ir atitinkamai matant tas vertės, kurios yra, arba nustačius klaidų, kad registrų centras tiesiog jūsų turtą įvertino ne taip, kaip turėjo, ar ne, kaip ir minėjau, pavyzdžiui, pritaikė rinkos vertę, nes jūs turite sandėlį. Sandėlį negali būti taikoma šitą vertę. Atitinkamai priimti sprendimus, kreiptis į registrų centrą, kad kainos būtų peržiūrėtos, kad vertinimas būtų peržiūrėtas ir nustatyta teisinga kaina. Tai ačiū uždėmesį ir tada, jeigu būtų klausimų, tai tiesiog yra kontaktai, parašykite. Dėkojame gerbiamam Dainiui už pristatymą. Dabar kviečiu UAB Eriadas savininką Donatą Jurevičių pristatyti co-living ir būsto nuomai projektus. Kokia perspektyva Klaipėdai? Sveiki gyvi, esu Donatas Jurevičius, kaip pristatė, pakalbėsim apie potencialą ir Klaipėdos galimą energiją, būsto nuomai ir co-living projektam. Kodėl aš apie tai kalbu? Kalbu todėl, kad mano bendroje yra pirmoji Lietuvoje išvyščiusi co-living projektą Vilniuje. Mes tais projektais ir dabar užsiimam, vystom, turim sukaupę apie 700 nuomojamų apartamentų paketą. Be to, greta jūsų vystome didžiulį gyvenamojo būsto kvartalą, tai jaučiam Klaipėdos rinką, dirbam čia senai ir jaučiam, kad galim dalintis tam tikrą patirtimi. Taigi, kodėl co-livingas? Tai tiesiog galbūt tai yra madingas žodis, galbūt tai yra mada gyvenimo būdo, galbūt tai yra šiaip kažkoks naujovė, kuri gundo jaunimą ar kitus rinkos dalyvius. Tai šiaip, kad suprasim, kas yra co-livingas, tai tiesiog, kitaip kalbant lietuviškai bendrabūvis, iš seniau pasiimant žodį bendrabutis, angliškai galima dar būtų vadinti service apartments, tai yra nuomai skirta erdvė su papildomom paslaugom pagal rinką, pagal jos poreikius. Jų tipų yra įvairių pradedant studentų namai, tai vėl savotiškas co-livingas, apartamentų nuoma su paslaugom, vėlgi savotiškas co-livingas, darbuotojų nuomas apartamentai arba staff co-livingas, tai vėlgi tam tikro tipo co-livingas, seniorų namai, socialiniai namai ir taip toliau. Tai jų yra tipų daug pagal miestą, pagal lokaciją, pagal tipą, jų galima tikrai atrasti pasaulyje įvairiausių. Kodėl co-livingas? Tai vėlgi viena iš aplinkybių yra rinkoje susiformavusi kaip geidžiama investuotojams, instituciniams investuotojams geidžiama turto klasė. Čia yra lentelė rodanti turto klasių pokytį padarytą PricewaterhouseCoopers pasaulyje. Tai matoma, žildonai pažymėtas co-livingas, jis jau kurį laiką kyla ir yra iš 10 labiausiai geidžiamų investuoti turto klasių. Analogas student housingas, analogas private residential, tai yra privatus apartamentai. Tai vėlgi susiveda į tą apgyvendinimo paslaugą, kuri šiai dienai investuotojams yra įdomi. Kas yra co-livingas pagal veiklą, apie kurį mes pakalbėsim ir kuriuo mes užsiimam, tai mes esame orientuoti labiau į jauniems profesionalams ir studentams skirtą co-livingą. Tai čia yra mūsų principas arba mūsų projektų nuotraukos, kurias mes esame įgyvendinę. Tai šitie apartamentai yra tam tikro dydžio turi būti, tam tikroj lokacijoje, tam tikrą poreikį tenkinantis produktas. Tai kaip taisyklė arčiau centro arba aktyviai urbanizuotojų teritorijoje, kaip taisyklė greta darbo vietų, greta užimtumo taškų, greta arba netoliese nuo studijų objektų, tai reiškia co-livinge gyvenantis žmogus, kad galėtų pėstute pasiekti ir taupyti laiką ne iš apartamento važiuodamas automobiliu ar viešuoju transportu. Taip pat kas yra co-livingas? Co-livingas tai yra tam tikras tvarumo elementas arba dalybos elementas, kuriuo mes išskaičiavom, reiškia, kad tokį pat servisą gauti bute, tai žmogui reikėtų turėti apie 75 kvadratinių metrų butą,
Tuo tarpu kolivingė 25 kvadratinių metrų apartamento dydyje plus papildomos erdvės tenka apie 8 kvadratų žmogui, tai 302 kvadratinių metrų erdvėje jis gauna sporto erdvę, žaidimo erdvę, skalbimo, maitinimo, svetainės ir taip toliau ir taip toliau. Čia šiek tiek toliau praeisime, parodysiu kaip pavyzdžius. Tai plius, ką kolivingas duoda, tai pakankamai lengva atėjimą į miestą. Tai jeigu tu esi studentas, darbuotojas projektui, jeigu tau viešbutis per brangų, o nuomotis butą yra tam tikra našta, laikas ir keblu, tai kolivingas yra sprendimas, tu sutartį gauni per dieną, įsikraustyti gali beveik bet kada. Sąlygos yra labai aiškios, deklaruoti gyvenamą vietą gali, tau visas servisas paruoštas, jokių atskirų sutarčių daryti, su komunikacijų tiekėjai, su elektros, internetu ir taip toliau nereikia. Tai šis produktas, kaip ir statistikoje rašom, 55-60% mūsų klientų yra užsieniečiai, tai jis labai patrauklus atvykstančiam į miestą, į aktyvų miestą laikinam jo gyventojui, kuris galbūt pataps vėliau ir nuolatinis. Bet nuolatiniai gyventojai, kaip taisyklė, pas mus sukūrė arba beketinantis kurti šeimas, jau ieško būsto. Tai kaip minėjau, po vienu stogu kolivingas telkia ir žaidimų kambarį, sporto salę, konferencijų salės, darbo kambariai, pokalbių kambariai ir taip toliau. Tai tarsi yra naujoviška, madinga gyvenimo aplinka, kokybiška aplinka, kuri duoda dar apart serviso ir vieną aplinkybę, tai yra atvažiavusim į miestą socialinę aplinką. Jam nereikia ieškotis kažkokių tai bendravimo aplinkybių, A baras, B darbo vieta, tai čia C, reiškia gyvenamoje vietoje kūriama socialinė aplinka, kur tu gali su tam tikrais gyventojais susibendrauti, organizuojami renginiai, yra bendrosios erdvės, kur susitinki, tampi tam tikras draugas. Čia išdėstyti gal tipai, kurie yra populiarūs ir iš esmės galimi, tai galima gyventi ir vienas pats, galima gyventi ir su bendra svetainė keliem žmonėm, kas populiaru pas studentus yra, galima gyventi ir didesnėme, beveik 2 kambarių bute. Tai čia pliusus, kuriuos aš jau vardinau, tai matyt, neapsistosim gal čia labai. Taip, tai kas per daiktą susipažinom, dabar reikėtų praeiti per šiek tiek nuobodesnę dalį, per matematiką, per skaičius, per statistiką, pasižiūrėti, kaip čia mes atrodytumėm Klaipėdos kontekste. Ar tai potencialo turi šitoks projektas, neturi. Tik prieš nagrinėjant gal reikėtų paminėti, kad tokio tipo projektai gali būti įvairaus dydžio. Mūsų projektų dydžiai yra, skaičiuojam, kad racionalu yra, kaip vadinu, vienas namas apie 200 nuomojamų vienetų arba apartamentų turėtų būti. Pasaulyje taipogi egzistuoja ir mažesnių, ir butik tipo, ir po 30, ir po 50 apartamentų, ir asmeniškai aptarnaujamų ir taip toliau. Tai pirmą, ką pasimatuoti reikia, tai kaip čia mes atrodom su gyventojų skaičiumi. Tai reiškia, kiekvienas miestas, kuris yra augantis, kurio gyventojų skaičius augantis, lyg ir turi potencialą, nes žmonės atvyksta, jiems reikia kažkur gyventi, tavo kolivingas. Tai yra ta vieta, kur galima būtų jam apsistoti. Tai Klaipėdos augimą gyventojų mes matom, lyg ir nėra jisai blogas, nėra kažkoks stebuklingas, apie kiek ten gavosi vidurkį skaičiuojant beveik 2,5 tūkstančio per 10 metų. Pradžioje šiek tiek mažėjantis buvo gyventojų skaičius, dabar kylantis. Kaip ir viskas suprantama. Antra aplinkybė, kurią matyt reikėtų įsivertinti, tai yra kiek tie žmonės čia atvykę gali uždirbti arba koks jų ekonominis potencialas. Palyginau su Vilnium, tai atlyginimų lygis yra šiek tiek mažesnis, tai jeigu lyginti, sakykime, atlyginimo arba potencialo lygį su Vilnium, jis mažesnis šiek tiek, taip. Bet ar jisai blogas, turbūt ne. Matosi augimas, matosi teigiama tendencija, kas yra svarbu, tai eina vertinti toliau. Pasilyginkim būtų nuomos kainų tendencija Klaipėdoje su kitais Lietuvos miestais. Tai čia vėlgi grafikas pažymėtas, kuris labai iššaukė ir aiškiai matosi po to Ukrainos karo pradžioje matyti ukrainiečių emigrantų įtakotas šuolis.
bet šiai dienai galutiniam taške mes turim kainų lygį arba vidutinį kvadratinio metro nuomos būsto arba analogiško gyvenimo apartamento lygį, tai yra apie 11 eurų. Tuo tarpu Vilnius yra 15 ir skaičiuojant kokia galima grąža arba kokios galimos pajamos, tai matyt, iš esmės nuo rinkos nelabai galėsi nukrypti. Tai šitą aplinkybę įsivertinam, pasižiūrim, kaip čia susiskaičiavo ir kas iš to vidutinio skaičiaus gaunasi, tai čia labai gerą priemonę radom Klaipėdoj suzonuoti nuomos, kaip čia pajamas pagal tam tikrus rajonus. Na tai matosi, Pajūris, centras, individualių namų rajonų ir taip toliau. Vidutinis nuomos lygis yra virš 500 eurų, tam tikros zonos yra aplink centrą yra apie 640. Taipogi, čia labai įdomi statistika duoda ir lygina pagal pastatų amžių. Tai sekančius skaičiai pamatysim, kad vis dėlto pakankamai racionaliai ir geriausiai lyg ir atrodo naujos, sąlyginai naujos, nuo 22 metų statyto 2 kambarių būto nuomos kaina. Tai jeigu lygintumėm su Vilniu, vėlgi skirtumą turim, 26%, bet toks aiškus segmentas išsigryninęs yra Klaipėdoje 675 eurai per kvadratinį metrą, senamiestis truputį pigiau, iki 10 metų statybos apie 400 ir taip toliau. Tai vėlgi kažkokį skaičių turime, pasižiūrėjome grafikus, kaip tai buvo daryta, čia pagal net pastatus ir kvartalus buvo išskaidyta, tai matosi, kad yra tam tikrų kritinių išimtinių skaičių, kurie ženkliai didesni negu vidurkis, bet matome ženkliai mažesnių negu vidurkis, tad nekreipiam dėmesį, pasiėmėm tos skaičius už pagrindą. Tada vieną aplinkybę pasilyginam, nuomos būstas jis tampa aktualus arba svarbus, kuo būsto įperkamumas yra sudėtingesnis arba kuo yra mažesnis būsto prieinamumas, tuo nuoma lyg ir atrodytų patraukliau. Tai pasilyginti kainas ir kaip čia galimybę įpirkti pasidarėm su Vilnium, tai kainų skirtumas matosi apie 278%, o įperkamumo lygiai, jeigu skaičiuojant, tai Klaipėdoj lygiai reikėtų pagal Klaipėdos vidurkį 9,7 metus dirbti, kad įpirkti 3400 eurų už kvadratinį metrą būstą. Tuo tarpu Vilniuje reikia dirbti ilgiau. Vėlgi atrodytų, kad čia nėra būsto, kaip čia kolivingo arba būsto nuomai patrauklus rodiklis, nes lygiai labiau skatintų žmonės pirkti, nes vis dar augimo potencialo galimai yra. Tai 12% skirtumas įperkamumo yra vis dėlto nemažas skaičius. Taip. Atsiprašau, ne už kvadratinį, čia už vienetą, taip. Taip, atsiprašau labai. Čia yra vidutiniškai 42 kvadratinių metrų imtas daiktas apie tokio dydį, 2 kambarių. Taip, tai nuomos rinkos pasiūlos paklausos informacija, jeigu pasižiūrėtumėm. Tai vėlgi mes pasimatavome studentų rinką. Studentų rinka yra pakankamai svarbus ir aktyvus nuomos rinkos variklis. Tai juos pasipjaustėm keliais pjūviais ir pasižiūrėjom Klaipėdą. Tai labai svarbus rodiklis yra, kad Klaipėdoj studentų skaičius yra tikrai mažas, labai mažas, tai jeigu lyginti su kitais miestais. Bet studentų rinkos matavimų yra viena svarbi aplinkybė, tai yra esamų bendrabučių kiekis. Nes vis dėlto didelė dalis studentų gyvena bendrabučiuose, tai ar jos nuomojantis, ar jos kažkaip kitais pagrindais universitetai suteikia, tai šitas matavimo elementas mes iš mūsų partnerių austrų bendrovės pasiėmė tokią metodiką, esam išskaičiavę, kad 70% studentų ir dauginam iš bendrabučių, jeigu dalinam iš bendrabučių skaičiaus, gauname tokie užimtumo rodiklį, vadinkim, kad bendrabučių kiekis yra 30% studentų užtikrinamas. Lyg ir atrodytų, dar 70 kažkur turi gyventi, gal ir gerai, bet kai pažiūrėm pagal, kaip minėjau, bendrovės Bonard rodiklius, Europos vidurkis yra vis dėlto 24%. Tai
sakyčiau, šiaip Lietuvos vidurkis yra didelis, 35%. Gal mes diskutuodami supratom, kad dalis jų nenori gyventi senuose bendrabučiuose, gal dalis jų nori kažkaip ieškotis būsto ir būste gyventi. Galbūt, bet vis dėlto tas skaičius esminis. Tai mes šiaip viršijam su pasiūla Europos vidurkį. Dar vieną matavom kampą, tai reiškia toks nuomos aktyvumas, vėlgi ėmėm potencialų gyventojų, kurie galimai nuomosis, tai yra atvykusieji gyventojai plus studentai, santykis su skelbimais. Tai labai panašus rodiklis visoje Lietuvoje ir Kaune ir Klaipėdoje, tai 2,6% atvykstančių yra skelbimų kiekis aruode arba tam čia lengvai prieinamas. Dar vieną kampą pasimatavome, tai suskaičiavome, aišku, tos kolivingo kiekį Lietuvoje ir Klaipėdoje. Kolivingų šiaip kaip po tokio produkto Klaipėdoje beveik nėra, Lighthouse turi tą kolivingo arba tokio apartamentų nuomą, daugiau yra viskas nuėję į butus arba mažesnius arba viešbučių kambarius ir taip toliau. Tai sakyčiau, ir dar vieną aplinkybę pasimatavus, kad kiek yra studentų santykis nuo gyventojų. Tai vėlgi, Klaipėdos rodiklis yra pakankamai mažas. Tai šita aplinkybė vėlgi ne visai gera. O plus dar vienas kampas yra, kiek yra užsienio studentų versus visi studentai. Tai Klaipėdos rodiklis yra 0,8, Vilnius 1,3, Kaunas 2,1. Visų kitų miestų čia šalia pridėjom, žinoma, ten Praga, Varšuva ir taip toliau, bet tai rodo vis dėlto tam tikrą lygį ir indikaciją, kad Klaipėda negali būti vadinama studentų miestų ir tas studentų kiekis jis yra sąlyginai mažas. Čia dar vienas kampas yra paimtas, tai yra kaip čia išskelbimo, išnuomojimo greitis. Tai tas kaip čia 4 skelbimai pasikeičia 1000 gyventojų per mėnesį Vilniuje, tuo tarpu 1,6 Klaipėdoje, tarsi išnuomojame. Tai reiškia, irgi truputį viskas vyksta lėčiau. Tai praėjus visą šitą informaciją yra keli tokie apibūdinantis arba bendrinantis teiginiai, kuriuos galėtumėm praeiti. Tai vis dėlto apie kolivingą galvojant arba didelį kolivingo projektą reikia turėti omeny, kad mes nekalbam čia apie 50-30 kambarių, vis dėlto jeigu skaičiuoti, kad didelis kolivingo projektas turi būti, kad racionaliai veiktume apie 200 apartamentų. Tai sakyčiau taip, kad Lietuvos rinka vis dėlto yra pakankamai užpildyta ir Klaipėda yra užpildyta. Tai kaip ir tokio laisvumo didelio neturim. Maža studentų dalis mieste, ką mes apžvelgiam, turbūt matom. Mažiau aktyvi nuomos rinka, turbūt suprantam. Sezoniškumo įtaka turbūt turi didžiulį pliusą, tai vis dėlto vasara, kaip ir čia kolegos anksčiau minėjo, atvažiuoja, tai čia yra teigiama aplinkybė, tikrai judina, tikrai rinka suaktyvėja ir iš grafikų ten stebint matėsi, kad būtų galima tikrai, kaip čia rinkos vasaros metu užimtumą didintis arba užpildyti tarpus. Miesto dydis ir jo kompaktiškumas vis dėlto sako, kad nėra labai urbanizuotas centras, nėra darbo vietų centre tiek daug ir tokių miestų ir statistiškai miestų iki 500 000 gyventojų žmonės linkę gyventi didesniuose būstuose arba kraustytis už miesto, nes atstumas ir darbo vietos pasiekiamumas nėra esminė aplinkybė. Nereikia valandom keliauti iki darbo vietos, nereikia daug pinigų išleisti transporto priemoniai. Rinkos likvidumą aptarėme, dar viena aplinkybė yra vystomo projekto finansavimo pagristumas ir projekto vykdymo dydis. Vis dėlto statant arba investuojant į projektą, ar bus tai Vilniuje, ar tai būtų Klaipėdoje, tai kaštai yra panašus, kai kuriuom aplinkybėm net brangesni Klaipėdoje, o realizacija išeinant iš to, kad nuomos pajamos yra 30% mažiau, o institucinio investuotojo požiūris į antrinius miestus yra dar kaip minimum 10% mažinantis rinkos kainą, tai vėlgi yra tam tikra bloginanti institucinio projekto, bloginanti aplinkybė. Bet matyt, turėtumėm būti atviri ir čia ankstesnėse skaidrėse matėsi, kad vis dėlto rinka pakankamai judanti ir pakankamai, kaip čia sandorių vis dėlto turi, nėra taip jau ir blogai, tai lyg ir matytųsi potencialas mažesniem tokiem individualiem, butikiniam,
kolivingo projektam arba būsto projektam. Na, arba jausmas iš skaičių atrodo, kad būto nuoma vis dėlto yra ta paslauga, kuri užpildytų poreikį rinkoje, koks jis bebūtų, nes didelės kritinės masės nei studentų, nei atvykstančių darbuotojų kažkokių didelių kompanijų nėra, kad galėtum dedikuotą projektą jiems padaryti. Tai būsto nuomos lankstumas ir būsto nuomos galimybės užpildo matyti rinkos poreikį. Tai mano pristatymas baigtas. Dėkojame gerbiamam Donatui už pristatymą. Na, o dabar kviečiu pasiklausyti sėkmės istorijos. Kaip į Klaipėdą atėjo viešbučių tinklas Marriott, kviečiu pristatyti UAB Kleta vykdomąjį direktorių Luką Kuraitį. Labadiena. Paskutinis pranešimas, tikiuosi dar turite energijos išklausyti tai. Skambiai, sėkmės istorija. Nuo ko mes tai galime pradėti? Tai yra sėkmės istorija mums kaip vystytojui, sėkmės istorija miestui, galų gale tikiuosi, kad tai yra ir sėkmės istorija Marriott grupiai. Vienintelį dalyką, ką galbūt pranešimo pavadinime pakeiščiau, rašome, kad į Klaipėdą atėjo. Ne, iš tikrųjų teko daug dirbti, kad jie ateitų čia, mes juos turėjome atsivesti. Bet viską gal pradėkime nuo pradžių. Kai galvojate apie Marriott grupę, ar galvojate apie tiesiog Marriott viešbutį, galbūt jį esate matę, galbūt jame esate apsistoję. Bet Marriott yra daug daugiau negu vien pagrindinis viešbučių tinklas. Tai sudaro ir W grupę, sudaro Sheratonas, galų gale Rėja, Klaipėdoje. Mes esame design grupės nariai ir visus šitos viešbučius jungia būtent tai, kad mes esame Marriott grupė. Todėl tikrai turime galvoti apie Marriott kaip apie daug didesnį tinklą. Marriottas yra didžiausia viešbučius tinklas pasaulyje, kaip čia yra apskaidrėje parašyta. 1,7 milijono kambarių. Neįtikėtinas kiekis. Tai sudaro virš 30 viešbučių brandų ir bendros pajamos pasaulyje praeitais metais 25 milijardų $. Lietuvoje Marriott plėtra jau taip pat yra. Kaip matote, apibraukiau tuos brandus, kurie jau yra. Turime Design Hotels, apie ką ir pakalbėsime šiandien daug plačiau. Turime Courtyardą, AC Hotels ir Moxy. O daugiau apie Design Hotels. Kas yra Design Hotels? Na, tai yra jau daugiau negu 300 viešbučių, nepriklausomų viešbučių grupė, junginys. Mūsų pagrindinė vizija yra fokusavimasis į vietinę bendruomenę, į dizainą ir vietos charakterį ir kultūrą. Tai mums yra tikrai labai svarbu. Vėlgi, kokia yra ta mūsų įvykių seka? Kaip Klaipėdoje atsirado Rėja? Kaip matote, jau šiemet, gegužės 5, labai gražų skaičiai 25.05.05, atsidarėme kaip Design Hotels narys ir kelias iki tol tikrai buvo ilgas. Pradžią turime 23 metų spalio 10. Kodėl taip konkrečiai galiu pasakyti būtent šitą datą? Na, visas procesas truko 1,5 metų, buvo daug žingsnių. Bet gal apie tai nuo pradžių. O pradžia buvo gan paprasta. Viskas prasidėjo nuo šaltojo e-mailo. Neturėjome galbūt tokio didžiulio ryšio būtent su Design Hotels grupe, kaip tikėjomės. Žinoma, mūsų įmonė grupė išvystė pats su viešbutį, tačiau nuo to laiko, nuo 2016, pasikeitė labai daug žmonių Design Hotels grupėje. Todėl teko parašyti vadinamąjį šaltą e-mailą. Susiradau žmogų LinkedIn'e ir jam parašiau, sakiau, turime įdomų projektą, gal galime apie tai pasikalbėti. Čia, sakyčiau, yra pirma mūsų sėkmės istorijos dalis. Čia yra pirmoji sėkmė. Užteko vieno e-mailo, kad kiltų susidomėjimas būtent tuo, ką mes galime pasiūlyti. Jeigu kalbėtume bendrai, tai visa projekto idėja jau gimė 2022 metų vasarą, todėl tai tikrai jau buvo įdėtas didelis darbas iki tol, kol susisiekėme su Marriottu, o dar toliau visas bendravimas iš tikrųjų prasidėjo negi 2016 vystant visiškai kitą objektą. Taigi, turime pradžią šaltas e-mailas. Kas vyko toliau? Bendravimas buvo iš tikrųjų labai greitas.
Jau lapkričio mėnesį turėjome pirmus susitikimus, pirmus pokalbius, įvyko pirmieji atrinkimo komiteto posėdžiai ir buvo pradėtas vykdyti brand fit assessment, arba kitaip sakant, brando atitikmies vertinimas, kuris truko tikrai kelis mėnesius. Ir manau, šita dalis yra pati įdomiausia ir čia, kur iš tikrųjų mūsų komanda skiria daugiausiai laiko ir dėmesio ir bandėme įrodyti, kad Klaipėda ir mūsų projektas yra tai, kas į šitą rinką galėtų atvesti Marriott grupę. Atitikties vertinimas iš tikrųjų susideda iš 5 kriterijų. Juos visus turi praeiti kiekvienas į Design Hotels grupę, norintis pakliūti viešbutis. Kas yra labai svarbu, kad Design Hotels priima tik iki 5% aplikantų per metus. Todėl yra didžiulė konkurencija, kiekvienas viešbutis yra vertinamas individualiai, būtent pagal juos. Pradėkime nuo pirmo. Nepriklausomas savininkas. Ši grupė didžiuojasi tuo, kad savininkas yra žmogus, kuris vykdo tą veiklą, kuris yra įsijungęs į kasdienį viešbučio vystymą ir jie tikrai nenori didžiulių konglomeratų, pensijų fondų, kitų investicinių instrumentų, kurie tiesiog priparkuotų savo pinigus nekilnojamame turte, pasisamdytų kažkokį turto valdytoją ir iš to gautų pajamas. Ne, jie nori, kad tai būtų žmogiškasis ryšys. Kiekvienais metais Design Hotels daro savo savininkų suvažiavimą ir ten nepatikėsit, kokia aistra svetingumui. Kiekvienas žmogus yra antiek įsitraukęs į savo objektą. Jie labai myli savo darbą. Nuo to, kad jie renka meniu, vynų sąrašą, meną, viską daro patys. Ir tai iš tikrųjų parodo ir sukuria tą pridėtinę vertę ir kodėl yra verta apsistoti Design Hotels arba kodėl yra verta tapti to brando nariu. Antrasis kriterijus, Design Hotels ir taip turėtų būti aišku, kad architektūra ir dizainas. Šiuo kriteriju vadovaujasi jie norėdami atrinkti projektus, kurie yra gan nauji, iki 2 metų senumo ir tikrai daug dėmesio prieš atvykimą yra skiriama būtent vizualizacijoms ir, kaip skaidrėje prieš tai minėjau, vietos patikrai. Bet daugiau apie pačią mūsų architektūrą ir dizainą. Ruošiantis šiam pranešimui buvo gana įdomu praeiti mūsų istoriją ir nuo ko mes pradėjom. Čia būtent viršuje matote mūsų vizualizacijas, kurias mes buvome pateikę ir apačioje jau turime galutinį rezultatą. Yra skirtumų, bet yra ir panašumų. Tikrai dirbame tam 1,5 metų, kad galėtume išvystyti tai, ką turime dabar. Labai mums padėjo bandomieji kambariai. Tai 2 kambarius iš savo 50 kambarių viešbučio tiesiog pabandėme sukurti savo naują interjerą. Pasibandėme spalvas, pasibandėme medžiagas, pasibandėme viską, ką galėjome, kad suprastume, kas svečiui tinka, kas yra patogu, kas yra galbūt visiškai neįgyveninama viešajam sektoriuje. Labai svarbu, kai kalbame apie architektūrą ir dizainą, taip pat kalbėti apie tvarumo principus. Mūsų registratūroje šitame balde šitie balkiai gyvena 2 ar 3 gyvenimą, jau net nežinau. Jie buvo rasti sandėlyje ir pritaikyti būtent šitam baldui. Tai nėra baldos naujas medžiagos naudotos jam. Ne, mes stengiamės atrasti tai, ką galime pritaikyti, ką galime prikurti naujam gyvenimui. Trečiasis kriterijus – gyvybingosios viešos erdvės. Ką tai reiškia iš tikrųjų? Tai reiškia, kad Design Hotel žmogus, svečias, yra drąsus. Jam nėra baisu šalia sėdinčio žmogus paklausti, kaip jam sekasi, ką valgo, ką rekomenduoja, kur nueiti šį vakarą. Šitas kriterijus, aš manyčiau, yra vienas svarbiausių, nes mes esame įpareigoti sukurti tokią erdvę, kuri kviestų apsilankyti ne tik svečią, bet ir miesto bendruomenę. Ir čia mums buvo, iš tikrųjų, manyčiau, vienas iš didžiausių iššūkių. Nes kiek iš jūsų, iš tikrųjų, kai galvojate apie viešbučius, galvojate apie vietą, kurioje tiesiog apsistoti, pernakvoti, galbūt suvalgyti pusryčius ir išvažiuoti. Design Hotels tai netinka. Design Hotels turime sukurti tokias bendras viešąsias erdves, į kurias norėtume ateiti net kaip miesto svečias. Nežinau, iš kiek jau iš jūsų jau buvote apsilankę pas mus. Jeigu dar nebuvote, mielai kviečiame. Džiugu, kad yra rankų kylančių. Mielai kviečiame, nes iš tikrųjų
mes sukūrėme tokią erdvę, kurioje viešbučio svečias nėra vien tik tai žmogus, kuris apsistoja pernakvoti. Viešbučio svečias ir tai yra tas žmogus, kuris ateina į mūsų kavinę. Viešbučio svečias yra tas žmogus, kuris ateina į mūsų parodą. Viešbučio svečias yra tas, kas ateina į mūsų renginį. Todėl čia yra tas didžiusis dėmesys vietos bendruomeniai. Mes tikrai norime, kad vietos bendruomenė apsilankytų čia. Nes tik taip, kaip buvo minima kolivingo pavyzdyje, yra sukuriama ta socialinė erdvė, kurioje svečias gyvenantis viešbutyje gali suprasti iš tikrųjų, kuo gyvena Klaipėda, kuo gyvena Klaipėdos žmonės. Tai mes taip pat kuriame ir per renginius. Šiandien turėsime, pavyzdžiui, renginį fotografijos parodos pristatymą, kuri bus visą mėnesį. Už mėnesio bus naujas menas. Todėl kuriame tikrai daug renginių, kurie pritrauktų miesto visuomenę, patrauktų tenai būti. Nereikia viešbutyje apsistoti, nereikia nieko pirkti. Ateikite, pasidžiaukite tą aplinką, kurią mes sukūrėme. Mes manome, kad tai yra labai puikus ir gražus projektas, todėl norime jo dalintis. Ateikite į mūsų koridorius, kuriuose turime meno kūrinius sukurtus būtent mum, Vestinos, klaipėdietės menininkės, 10 paveikslų kolekcija, kuri pasakoja apie Klaipėdą, apie visą kelią nuo Smiltynės iki uosto. Tai tokios smulkios detalės yra tai, kas padaro mūsų bendrasis erdves gyvybingas. Nes kiek kartų pagalvojate apie koridorius ir apie meno jose. Jeigu žiūrime į 4 kriterijų, tai yra nuoseklus prekės ženklas. Jau čia matote mūsų tušinuką su užrašu, mūsų blanknotą su užrašu. Prekės ženklo tapatybė ir vientisumas taip pat yra labai svarbu. Jau čia matome daug stendų, daug skirtingų spalvų, šriftų, dydžių. Ta bendra visas vaizdas ir sudaro iš tikrųjų brandą. Ir tai sudaro dažnai, kai pamatome apie komunikaciją, kartais viskas atrodo tiesiog tinkama, kartais atrodo kažkas iškrenta iš konteksto. Todėl mes praleidome labai daug laiko galvodami, ar logotipą pasukti tiek laipsnių, ar būtent iš kur gimsta pavadinimas, ką jis reiškia, koks yra mūsų šūkis. Ir galbūt netgi svarbiau negu viskas kitas šiame dalyke yra svečio patirtis ir ta svečio kelionė. Mes norime, kad svečias iš tikrųjų savo kelionę su mūsų viešbučiu pradėtų nuo pirmo apsilankimo tinklapyje, nuo apsilankimo mūsų Instagram puslapyje, nuo to e-mailo, kurį gauna, kada užsisako kambarį, nuo to, kaip jį pasitinka, nuo to, kaip pasisveikina, koks yra kvapas viešbutė. Visi šitie dalykai yra smulkių detalių visuma, kurios mes galbūt individualiai nesuprantame, bet pamatę visumą ją jaučiame. Pasižiūrėkite tokie dalykai, kaip tiesiog mūsų do not disturb sign, kad nenoriu, kad mano kambarį tvarkytų. Galėjo tai tiesiog ir parašyti. Bet mes tengiamės parodyti kažkokią istoriją, parodyti storytellingą, pasakyti, kad iš tikrųjų mes šiuo metu sapnuojame ir norime tuo savo mėgautis. Pasižiūrėkime į mūsų puodelį. Tai galėjo būti paprastas keramikinis puodelis, bet mano kolegė Karolina sumastė, kad vis dėlto reikia čia padaryti vėjo išpūstos burės formą. Tai smulkiausias detalės sukuria visą visumą ir sukuria visą nuoseklų prekės ženklą. Mūsų kava taip pat yra daroma, raustinama vos per 2 kilometrus nuo viešbučio. Bet vėl tai yra viskas vietinis ir apgalvotas. Galiausiai turime tvarumą. Design Hotels turi taip pat iki 10 principų, kaip jie vertina tvarumą. Tai yra pastato energinis naudingumas, tai yra kiek medžiagų yra perdirbama, kas yra naudojama interjere. Jau kaip minėjau, tikrai prikėlėme nemažai detalių antram gyvenimui savo baldose. Ką dar padarėme? Pagerinome per remonto būdą savo pastato pačią visą neekonominį, ekologinį naudingumą ir pastato našumą. Jis pakilo iki B kategorijos. Taip pat daug skiriame laiko ir galvodami apie atsinaujinančius šaltinius. Šiuo metu saulės elektrinės aptarnauja mūsų visą reikalingą kiekį, todėl tikrai tvarumas irgi yra ta sritis, kuri ne tik leidžia tai gyveninti kaip verslą, bet ir padeda kartu su atitikimu šitam vertinimui. Taip, po vietos apžiūros sėkmingai įgyvendinome šitos kriterijus ir šitą atitikmenį. Gavome ketinimų protokolą. Valio,
Bet kodėl vis dar turime daugiau negu metus? Dar labai didžiulis laiko tarpas, vadinasi, darbas dar nėra baigtas. Ir čia prasideda mūsų didesnis susijungimas su Marriotu. Spalvomis bandžiau išskirti, kad mėlyni kvadratukai yra tai, su kur dirbame su Design Hotels, tai yra individualių prekės ženklų. Ir tada jiems patvirtinus, kad mūsų projektas yra tinkamas, perėjome į didžiulės diskusijas su konglomeratu. Teko nusimti statybininko kepurę, kūrėjo kepurę ir užsidėti teisininko kepurę. Nes pusę metų dirbame su sutartimi. Tai buvo vienas sunkiausių periodų vien dėl to sutarties apimtis. Visiškai nenormalios, vis dėlto amerikiečių grupė. Kiekvienas dalykas apgalvotas turėjo būti, nuo draudimų iki komisinių ir viso kitų dalykų. Bet tai taip pat pavyko sėkmingai gyvendinti, pavyko susitarti, pavyko pasirašyti tą sutartį. Bet vis dėlto dar trūko vieno galutinio žingsnelio. Parašiau čia FLS reikalavimai. Tai Marriott grupiai, Fire, Life and Safety, tai yra priešgaisriniai reikalavimai, gyvybės reikalavimai ir saugumas yra, sakyčiau, pagrindinis kriterijus. Mes, kaip Design Hotels grupės narys, nesame franšizė. Mums Marriottas nepasakė, kad jūs turite turėti būtent tokio dydžio kambarį, tokias spalvas, tokius pusryčius ar dar kažką. Jų pagrindinis reikalavimas buvo atitikite priešgaisrinius reikalavimus pagal mūsų grupės standartus. Jie buvo daug aukštesni negu yra reikalaujami pagal mūsų priešgaisrinės standartus Lietuvoje. Teko įdiegti visiškai kitokias sistemas dėl virtuvės gesinimo papildomo ir tikrai pasirūpinti tokiais reikalavimais, kurių, neteko mums susidurti Lietuvoje, bet norėdami tapti tinklo dalimi turėjome įgyvendinti. Ir galiausiai turėjome sistemų diegimą. Sistemų diegimas yra tikrai irgi per daug komplikuotas, sakyčiau, procesas, nes tam irgi užtrukome, kaip čia rašome, apie 7 mėnesius. Turėjome pereiti prie visiškai naujos sistemos, kambarių rezervacijų sistemos, apgyvenimo sistemos, lojalumo sistemos. Jų buvo milijonas, visokių sutrumpinimų, tikriausiai 2 milijonai ir vis dar, nuo gegužės mėnesio bandome viską suprasti, kad tai galėtume įgyvendinti. Ir tada, gegužės 5, oficialiai atsidarėme, džiaugiamės ir tai buvo mūsų sėkmė. Bet bendrai, kokios galima daryti iš šito išvados? Išvados, kad Marriott banvoja atėjimas, tai yra ir miesto brandos ženklas. Marriottas tikrai nesirenka ateiti į bet kurį miestą. Jį reikia prisikviesti, jį reikia įtikinti, jam reikia nurodyti, kokią vertę galime sukurti. Tai nėra tinklas, kuris vien tik galvoja apie komisinius. Jeigu jūs galvojate, kad pasirašome sutartį, jie gauna komisinius ar tam tikrą metinį mokestį ir jie ateis, tikrai ne. Turime, kaip jau papasakojau, atitikti daug reikalavimų ir įtikinti juos, kad miestas ir būtent šitas pastatas yra pasiruošęs įgyvendinti visus kriterijus, ko jam reikia. Labai svarbu jam toliau kalbėti apie nuoseklų aptarnavimo lygio gerinimą. Tas svečias, kuris dabar pas mus atvažiuoja per paskutinį pusmetį, jau yra kitoks negu buvo prieš tai. Mes matome daug didesnį susidomėjimą ir įsitraukimą į miestą, į tai, kas ten vyksta, į renginius, kultūrą, pokalbius. Dabar prisėdus mūsų kavinėje tikrai, jeigu bus svečių, matysite, kad jie mielai su jumis pabendrauti ir galėsite daug sužinoti apie juos ir jie apie jūs. Mums iššūkis, kaip padaryti, kad tas svečias jaustųsi viešbutyje nuostabiai ir kad prisimintų, kad čia nėra tiesiog Marriottas, bevardis, toks, koks būtų Vilniuje, Klaipėdoje, Varšuvoje, Londone. Ne, mes norime, kad jis prisimintų, kad jis buvo Rėjoje, kad jis buvo Klaipėdoje. Tai mums yra labai svarbu. Ir, kaip minėjau, vietos bendruomenės įtraukimas. Tai turbūt svarbiausias dalykas, ką mes bandome padaryti. Sukūrėme naują erdvę su savo kavinė. Sukursime dar vieną naują erdvę su savo restorano atnaujinimu Storo Katinu jau kitais metais. Ir bandome, kad žmogus, klaipėdietis ar tiesiog miesto svečias, kuris atvažiuoja dienai, minutiai, valandai, ateitų čia ir jaustųsi ten kaip namuose, kad jūs pasitiktų su šypsena, kad jūs užuostumėte tą nuostabų kvapą, kai jie pro duris, tiek daug kavos, tiek daug kvapalų naudojimų ir jaustumės tam puikiai. Tikrai, kad nebūtų jokių suvaržymų. Mes nenorime, kad žmogus ateitų į viešbutį ir jaustųsi sukaustytas, kad aš čia nežinau, aš čia negyvenu, nenoriu kažko daryti. Ne, eikite,
prašom, tikrai mielai priimsime, mielai parodysime, mielai nuvesime visus kambarius ir papasakosime dar daug detalių, kurių net nespėjau paminėti šiandien. Todėl čia yra mūsų išvados ir svarbiausi dalykai. Jeigu turėsite klausimų, kreipkitės, mano kolega Karolina Pamajuok taip pat yra čia, irgi dirbo ties šituo projektu tikrai irgi nuo pat pradžios, net nuo dar anksčiau ir turime daug istorijų, ką norime papasakoti jums, arba čia, arba vėliau šiandien vakare, arba bet kurią kitą dieną. Tad ačiū Jums. Dėkojame gerbiamam Lukui už pasidalintą sėkmės istoriją ir patirtį. Na, mūsų konferencija jau juda į pabaigą, tai apibendrinti konferenciją kviečiu advokatų profesinės bendrijos Nor Legal partnerį Povilą Karloną. Sveiki. Malonu matyti Jūs, daugelį iš Jūsų iš tikrųjų jau 6. kartą, nes 6. kartą ši konferencija rengiama Klaipėdoje ir labai jaučiuosi artimas ją ir pačiam miestui, tai smagu vis sulaukti tų pačių veidų, naujų veidų, klausantis pranešimų ir ačiū labai visiems, iš tikrųjų be galo pranešėjom ir mumis nuvedė per tokią tam tikrą kelionę, Kęstutis nuo labai gerai įžangą padarė, ko turi tikėtis verslas, kaip verslas vystysi, evoliucionavo ir iš tikrųjų, kad reikia nepamiršti tarp senojo pasaulio ir naujo pasaulio, senųjų ir naujųjų verslų, mes turime adaptuotis, turime keistis. Kalbant apie Klaipėdą, apie NT rinką, Donatui labai dėkingas už tokį realybės šoką ir daugelį realybės duomenų, kuriuos davė mums pamatyti vizualiai, nes kartais daug ką girdime, ne viską išgirstame, kai ką esame linkę negirdėti, bet kuomet tau vizualiai į veidą parodo, kad tam tikri duomenys ir statistika yra tokia, kad Klaipėdoje trūksta studentų, trūksta jaunų profesionalų, nors kai kurie giriasi didėjančių gyventojų skaičiumi, bet grįžtant prie Kęstučio minties apie naująjį pasaulį, apie naująjį verslą, jaunų profesionalų, jaunų žmonių kūrimasis ir išlaikymas Klaipėdoje yra gyvenimo ir mirties turbūt klausimas ir jisai turi čia būti. Luko įkvepianti istorija apie viešbučio naujo tinklo pritraukimą ir tikėjimą Klaipėdą, investiciją į Klaipėdą, laiko neįsivaizduojamos sąnaudos sudėtos į tą projektą, užsidegimas tuo miestu irgi rodo, kiek Klaipėdoje yra daug patriotiškų investuotojų, patriotiškų verslininkų, kurie nori čia būti, nori kurti, kad Klaipėda būtų tas miestas, kuris ne tik statistiškai kažkuri eilutė gera atrodytų, bet realiai būtų miestas, kuris auga, kuris neatsilieka nuo tendencijų, neatsilieka nuo ekonomikos. Ir kalbant apie nekilnojamo turto situaciją Klaipėdoje, iš tiesų, aš su nekilnojamu turtu dirbu bene 20 metų ir per pastarosius 10 metų labai daug kas Klaipėdoje pasikeitė ir labai malonu matyti, kad tam tikra arterija yra besikurianti tarp jau šiuo metu tos dangės pusės, Bastionų namai ir Mėmelio miesto, Marių pusės, lyg tai kūrėsi tam tikra arterija jungianti visą senamiesčio teritoriją, kuria gali kurtis gyventojai, pramogos, paslaugos, išjudinti, išefektyvinti šią visą zoną. Iš tiesų yra labai smagu tai matyti, džiugu matyti, kad daug investuotojų nesibaimina to. Tiesa, kas keliasi į tuos būstus, labiau tikėtina esami gyventojai negu kad atvykstantis. Ir čia noriu turbūt paliesti tokį, dramblį kambaryje, apie ką Donatas minėjo, Kęstutis minėjo. Apie tai kalbame Klaipėdoje turbūt jau 10 metų. Ir apie jauno specialisto, jauno žmogaus išlaikymą Klaipėdoje, nes jų buvimas, jisai užkuria tą kraujotaką mieste, užkuria ekonomiką mieste.
Prieš 10 metų dabartiniai Lietuvos didieji, vienaragiai, didieji verslai, jie net nebuvo turbūt rinkoje, nebuvo tiek matomi, kur jie yra dabar, jie visiškai lyderiaujantis, jie visiškai užduodantis tendenciją ir toną Lietuvoje. Jie jau Vilniuje jie yra top darbdavys, jie yra Kaune bene top darbdavys, bet kodėl jų nėra Klaipėdoje. Ir mano galva viena svarbesnių priežasčių, kodėl taip yra, kadangi iš Klaipėdos eina 2/3, galbūt net ir daugiau abiturientų išvyksta, prisikviesti jį atgal iš Vilniaus ar Kauno, kur jau jie antrame kurse pasamdo bendrovės, kuriame jis sukuria draugų ratą, paslaugų ratą, apsigyvena nuomojamą būste, galbūt dairosi perkamo būsto. Jį įtikinti atvykę Klaipėdą, kur galbūt gausi netgi turbūt mažesnį atlyginimą, bet štai tau jūra, štai tau galbūt bus parkas, yra be galo sunku, beveik neįmanoma. Todėl turi būti sukurta sistema jaunam žmogui čia likti. Ir nežinau, ar tinkamas žodis yra reforma, bet jeigu turbūt prieš 10 metų akademinė bazė Klaipėdoje būtų priėmusi sprendimus, kad keisti, tobulinti, plėsti sistemą, galbūt šiandien dienai ar šiame pastate, ar galbūt kažkokiam naujai pastatytam pastate turėtumėte Soneto, Kilohealth, Hostinger, Vinted biurus su 100 darbuotojų. 2020, atrodo, ar 2021 metais buvo pandemija, dirbau su šiuo projektu ir atsimenu, linkėjau vystytojui, linkiu, sakau, kad čia įsikurtų bent 500 aukštą atlyginimą ir aukštos kvalifikacijos darbuotojų, kurie ilgainiui su šeimom sukurtų bent gero 1000 aukštos perkamosios galios žmonių kiekį centrinėme mieste, centriniai Klaipėdai. Nes tokio būdo žmonės, jie duoda spaudimą paslaugų sektoriui, viešajam sektoriui, prekybos sektoriui, jis priverčia tobulinti, nes jie ateina su savo reikalavimui, su savo lūkesčiu į paslaugą ir, kaip Lukas gerai minėjo, jis priverčia verslus tarpusai bendradarbiauti ir juos tobulėti, gerėti, aukštesnę paslaugą kurti. Tai nežinau, ar tai įvyko, man atrodo, kad ne, bet noriu palinkėti, kad per kitus 5 metus, jeigu nepriimti tie sprendimai pokyčiui, negaliu pasakyti gal reformai, pokyčiui, tam drąsiam sprendimui švietimo sektoriui, kad per kitus 5 metus čia bent 1000 atsirastų aukštą kvalifikaciją ir aukštą atlyginimą gaunančių jaunų žmonių, ne tų, kuriuos tiesiog profesionalus priims ar be jokio, kaip sakant, įsižiūrėkite, ar transporto, ar laivybos įmonės, aš kalbu apie aukštųjų technologijų bendrovės, ne veltui referuoju į Kęstučio pranešimą apie Facebook'o ir ChatGPT naujojo verslo kryptis, nes Klaipėda norėdama evoliucionuoti, norėdama išlikti, manau, kad tai yra reikalinga. Ir mes jau iš nekilnojamo turto sektoriaus pusės jau turime pasiūlyti puikius viešbučius, galimybės kolivingui tokiam žmogui, biurus, kurie statosi nauji, nes tokiems žmonėms tikrai reikės ir naujų biurų, ir patogių biurų, paslaugų ir kultūrinio gyvenimo. Visa tai Klaipėda vystosi per pastarąjį 10-metį tą linkme. Man atrodo, impulsą duotų dar geras 1000 tokių žmonių, bet tam reikia priimti sprendimus turbūt dabar, kad tai atsitiktų po 5, galbūt 10 metų, nes labai matosi tas pokytis, ypatingai Kaune dabar. Ta pati Tesoneto grupė, turbūt kaip ir visi žinot, jie kempusą savo statosi Kaune, nes Vilniuje jau jie nebetelpa, jie išsipildė visą, pasistatę kempusą, yra pilnas, jie Kaune tai daro. Tai galbūt tai galėjo būti Klaipėdoje, tai labai to linkiu. Ir tikiuosi, kad dabar 6 metai,
kai turėsim 11 metų konferenciją, galėsime kalbėti apie tokio lygio pokyčius Klaipėdai. Tai visiems linkiu labai geros dienos, ačiū, kad susirinkot ir tikėkim Klaipėdą ir jos ateitim.